Supratau. Okay. Galit pirmininkę pradėti. Labą dieną, tarybos nariai ir sprendimo projektų rengėjai. Šiandien pradėsime miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdį. Mūsų darbotvarkėje šiandien yra 23 klausimai. Pirmas darbotvarkės klausimas skambėtų taip. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2026 m. vasario 5 dienos sprendimo numeris T2 dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2026 m. biudžeto ir 2027-2028 metų pajamų ir asignavimo patvirtinimo pakeitimo. Kadangi biudžetas bus svarstomas nauja redakcija ir gali būti, kad jūs privatus ir vieši interesai gali susikirsti, tai dabar norėčiau, kad mes balsuotume, kas už tai. Ar turi čia kažkokių privačių ir neprivačių interesų? Kas norėtų nusišalinti? Balsuojam. Trys norėtų nusišalinti. Taip, bet dabar jeigu 3 nusišalintų, tada kaip ir kvormo nebūtų. Tada balsuokim, kad nenusišalinti. Kas už tai, kad nenusišalinti? Kažkaip dingo mums. Lentelė dingo. Trys už. Pritarta. Taip, pritarta, tada pradėsime nagrinėti. Matau, kad ne Vaida pranešėja bus Kalasevičienė, bet Irena, taip? Prašom, Irena, tada. Labą dieną. Šiuo sprendimo projektu yra perskirstomi 151 000 eurų asignavimų tarp programų ir asignavimų valdytojų. 136 000 eurų perskirstomi tarp programų ir asignavimų valdytojų. Iš jų iš pirmos programos sukauptų lėšų nenumatytų būtinų darbų atlikimui yra skiriama 76 000 skiriama yra 4. programai gatvių ir šaligatvių valymo išlaidų padengimui. 6. programai skiriama 20 000 projekto bendruomeninio apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste 2 etapo vykdymui ir 40 000 skiriama 8. programai, iš kurių 30 000 skiriama Kudirkos, Ragainės ir Medelyno progimnazijų stadionų projektavimui ir 10 000 skiriama Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo iniciatyvų rėmimo projektams įgyvendinimui. Taip pat 15 000 eurų 8. programoje perskirstoma tarp asignavimo valdytojų. Tai yra 15 000 mažinama administracijai ir skiriama lopšeliui darželiui 3 000, techninės kūrybos centrui 12 000 ir lėšos yra skiriamos STEAM programų viešinimui bei Šiaulių miesto mokinių karjeros ir finansinio raštingumo ugdymui. Šį kartą tiek. Ačiū Irena už išsamų paaiškinimą ir dabar norėtume paklausti Martynas. Martynai, klauskit, prašau. Labą dieną, aš norėjau paklausti, galit biškutį patikslinti tą urbanistinės plėtros infrastruktūros programai, kur skiriam 76 000 lėšos skiriamas gatvių šaligatvių valymo išlaidų padengimui. Tai čia mes ar nebuvom jų paskyrę, ar čia papildomai, paaiškinkit, iš kur čia tas skaičius atsiradęs. Planuojant biudžetą metų pradžioje pagal poreikį buvo trūkumas ir kadangi žiemą matėm, kokia buvo sunki, lėšos buvo išnaudotos ir matosi, kad tų lėšų bus trūkumas, todėl čia yra skiriama papildomai. O galėtume tada informuoti, kiek mes išleidom, nes aš atsimenu čia ir man atrodo, ir pačiam savivaldybės puslapį, ir paskui meras kažkur ten giriasi, kad ten pritaikė labai daug baudų tiekėjų ir kad čia suprask, mums mokėti papildomai čia nieko nereikės ir taip toliau. Tai kokia yra ta informacija, kokia yra ta situacija, galėtumėt surinkti tą informaciją? Nes aš suprantu, kad čia yra ir apie dabartinį valymą, tarkim, kada valoma ar ne iš po žiemos, ir čia į šitą
po šitą eilutę papuola ir visas sniego valymas, kuris buvo, ne, daromas žiemą. Taip, taip. Tai Gal šito direktoriau jūs pakomentuosit? Tai vat aš ir norėjau pasakyti, kad Eglė yra prisijungusi ir ji gali, čia atskirkim du dalykus. Sąnaudos, kurios susinaudojo žieminio valymo metu, o sankcijų taikymas yra visai kitas dalykas ir čia vienas kito nedengia. Bet tuos skaičius, aš nežinau, kiek dabar Eglė ekspromtu pasakytų, bet pilnai mes galėtumėm iki tarybos posėdžio informaciją pateikti išsame jums. Tai jūs sankciją, dar atsiprašau, jau galima tada direktorius, kai jis papildysiu direktorių klausimų, tai jūs reiškės, na, tarkim, ten, jeigu pagal sutartį buvo numatytas kažkokios sankcijos ir jūs jas nusprendėt taikyti, nu, tarkim, ten, nežinau, 100 000 ar ten 50 000 ar kažkiek, tai vis tiek jūs tą sumą, kuris sutartinė yra, sumokėjot, ar ne? Ir dabar tas sankcijas eigoj bandot išsireikalauti. Nu, kažkokius ten tos mokėjimus. Ar taip suprantu? Ta prasme, nebuvo užlaikymo padaryto, paprastai tariant. Ne, tai vat Eglė gali pakomentuoti, kaip finansiškai šitas dalykas tvarkosi, bet paprastai pritaikius sankcijas, jiems nurodoma susimokėti baudą jau. Ir jeigu jie nesumoka, tada mes galime ją išskaityti iš mokėtinų sumų. Tai kaip dabar šiuo atveju buvo, nes matau, kad lėšų buvo numatyti ir pritrūko. Supratau, Martynai, negalėčiau pasakyti, Rigitos gal nėra prisijungusios, bet sakau, kiek dabar informacijos Eglė suprato jūsų klausimus gali atsakyti ir kiek mes galėsim jums papildomai atsakyti vėliau, iki tarybos posėdžio. Labą dieną. Tai gal vis dėlto pateiksim iki tarybos posėdžio, kadangi tai susijęs su tiksliais skaičiais, tai ekspromtų tikrai nenoriu interpretuoti, bet direktorius, kaip teisingai ir sako, baudos, kad ir sumokėtos baudos, jos neateina kaip pajamos automatiškai į eilutę. Ir tai pirmiausia prašoma susimokėti, o nesusimokėjus per nurodytą terminą yra sudengiama. Bet pateiksim tikslius skaičius. Gerai, ačiū. Tai gal tada, Eglė, patikslinkit tuos iki tarybos posėdžio. Gerai šitos, prašo Martynas. Ir ar turime dar klausimų, kolegos? Dėl biudžeto perskirstymo. Nematau. Dar gal tokį trumpą, jeigu galima, nu, čia gal daugiau būtų su švietimo skyrium susiję, bet gal aš atskirai prašysiu. Nu, ta prasme, mes čia dabar, kaip suprantu, vėl rengiam projektus dar 3 gimnazijoms, ar ne? Tai Kudirkos, Ragainės, Medelynų projektavimas ir remontas. Stadionai. Jo, 3 stadionai. Taip. Ir tos, įdomu dabar. Tuoj gali jau ir tos kainos nebebūti. Danguolė, mikrofonas. Tai, nu, kur lenkiu, kad dabar, kiek žinau, švietimo skyrius rengia irgi tenai tą programą, kiek čia, kaip atrodys tos mūsų mokyklos, kiek vaikų, kokie bus skaičiai per artimiausius ten 5 ar 7 metus. Tai nu, labai būtų įdomu susižinoti, kaip mes matom tam visą mūsų mokyklų tinklo infrastruktūrą artimiausius, nežinau, tam 5 arba 10 metų, nes ta sukurta infrastruktūra, jeigu aš nesakau, kad dabar nereikėtų stadionų daryti, ta prasme, bet tik tais norėtųsi matyti bendrą vaizdą, kiek pas mus dabar tų stadionų bus sutvarkyta, ar tikrai tos mokyklos turės tiek vaikų, nes gimstamumo skaičiai yra tokie, kokie yra, mes jų niekaip nematau jokių pastangų, kad mes galėtumėm juos pakeisti. Tai paprastai tariant, jeigu prieš 10 metų gimdavo 1100 vaikų Šiauliuose, o dabar gimsta 560, nu tai suprantama, kad tos infrastruktūros tiek, kiek yra, ar ne, nu jos paprasčiausiai reikės mažiau. Tai ar tos investicijos tikrai yra idealiai tikslios ir ar tikrai tie stadionai bus užimti, galbūt tada mes galėtumėm tas lėšas, nežinau, atsakingai planuodami nukreipti kažkur ten, kur labiau jų reikia. Tai va, bet čia... Taip, iš tiesų, Martynai, čia dar gal ir tiesiog ne šito klausimas. Jo, biški ne šito klausimo, bet susijęs su tuo, ką mes čia dabar darome. Taip, susiję. Iš tiesų, direktorius, matau, kelia ranką. Direktorius, galėtumėt pakomentuoti? Prašau, direktorių. Taip, mes, Martynai, atskirkime 2 dalykus. Jūsų teisingai keliamas klausimas
jeigu mes kalbėtumėm apie naujų mokyklų, naujų stadionų statybą ir taip toliau, tą fizinę plėtrą. Čia dabar kalbame apie esamų stadionų suremontavimą. Nu, nueikite dabar į Šalkauskio stadioną, pasižiūrėkime, koks jisai yra. Kaip stovi nuo tarybinių metų tie sprendimai, visi taip ir stovi. Kas į tokį stadioną ateis sportuoti? Ar jaunimą prikalbėsim eiti į tą stadioną? Ar miesto gyventojai naudosis, kai nesaugus bėgimo takelis yra ir taip toliau? Tai mes atskirkime, kad remontus sutvarkyta, rekonstruoti, padaryti patrauklius, saugius stadionus. Ta mes darėme ir darysime. O naujų statybą be abejo jau visiškai atsakingai žiūrėsime į juos. Tai čia va taip reikia priimti šitą klausimą. Ačiū, direktoriau. Iš tiesų, Martynas tą ir norėjo pasakyti, kad tai yra, tik tai tokia kaip komentaras, bet iš tiesų teisingai jūs sakot, kad tie stadionai, jie tiesiog būtinai reikalauja šitą rekonstrukcijos ir čia jokios kalbos negali būti. Ne, tai aš kaip ir sakau, nesakau, kad nereikia kažkiek susitvarkyti, susiremontuoti ir panašiai, bet tą bendrą vaizdą būtų įdomu matyti, nes galiu lažintis, direktoriau, jūsų, nežinau, greičiausiai po 10 metų čia nebebus, manęs gal irgi nebus, bet galėtumėm susilažinti, kad po 10 metų tikrai mes turėsim uždarinėti ne vieną mokyklą, ta prasme, Šiaulių mieste, nes paprasčiausiai nebus tenai mokinių. Bet gal bus tada senelių namai. Tai būtent, tai galbūt senelių namai, tai seneliam gal tada, nebūtinai ten stadioną, kažkokių kitokių jiems reikia dalykų. Gerai, ačiū Martynai, mes supratom jūsų pastebėjimus ir... Aš supratau, kad galima iš karto didelį gravą pasistatyti ir net nieko nebedaryti. Be komentarų, gerai? Gerai, viskas, pabaigėm. Pabaigėm iš tiesų tą klausimą, klausimų papildomų dar nematau dėl biudžeto paskirstymo, tiesiog balsuoti. Už 4 susilaikė 1, pritarta. Ačiū Irenai, ačiū. Antras darbotvarkės klausimas. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 dienos sprendimo numeris T99 dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Aistė Petkuvienė. Prašom, Aistė. Labą dieną. Tai šiuo tarybos sprendimo projektu siūlome koreguoti smulkio ir vidutinio verslo rėmimo nuostatus. Esminių pakeitimų tikrai nėra, yra tikslinami tiesiog kai kurie punktai ir papunkčiai tam, kad paraiškos būtų lengviau ir greičiau vertinti. Tai kaip pavyzdys, kadangi mes teikiame paramą įrangos ir įrankių įsigijimui, tai nustatome mažiausią galimą ilgalaikio turto vertę, kokia turėtų būti, tam, kad neteiktume paramos labai smulkiai įrangai. Taip pat tikslinamas punktas, kad paraiška vertinama, jeigu pareiškėjas yra skolingas, kaip pavyzdžiui, Sodrai ar ne, jeigu ten nedidelė skola, tai tikrai suteikiam galimybę tą skolą pasidengti, norėtumėm suteikti galimybę. Taip pat tikslinama, kada seniausiai turi būti užpildyta SVV subjekto statuso deklaracija bei vienos įmonės deklaracija, nes kiti užsipildo prieš kokius metus ir jau tos deklaracijos būna pasenusios, jose informacija nebetitinka. Tai tiesiog tokie lengvesniam paraiškų vertinimui įsivedame dar papildomus reikalavimus. Ir aš suprantu, Aistė, kad tai buvo darbo grupės kažkokie tam tikri pasiūlymai, ar ne, pagal protokolinį. Taip, darbo grupėje buvo nuspręsta. Supratau. Aišku, gal turit klausimų? Nematau klausimų, balsuokime. Penki už, pritarta. Taip, trečias darbotvarkės klausimas. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 2 dienos sprendimo numeris T150 dėl nuomos mokesčių už valstybinę žemę tarifų nustatymo pakeitimo.
Pranešėja Aistė. Prašom, Aistė. Taip, tai tas pakeitimas atsirado dėl to, nes Šiaulių miesto savivaldybės žemės valdymo skyrius perskaičiavo be aukcionų išnuomotų valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarytų iki 2008 metų gruodžio 31 dienos žemės sklypų vertę, dėl ko sprendimo vienas papunktis yra tiesiog tapęs nebeaktualus. Tai vietoj to 1.1 ir dar vietoj 1.2 papunkčio siūlome vieną punktą, ir kuris reglamentuotų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo skaičiavimą, kai sklypas išnuomojamas ne aukciono būdu. Ir dar taip pat atsižvelgėme į kontrolės ir audito tarnybos pastabą, nes jie tikrino visus mūsų tuos sprendimus. Tai tiesiog patiksliname, kad tarifas skaičiuojamas ne nuo vertės taikomos verčių žemėlapyje, o nuo vertės nurodytos žemės nuomos sutartyje, taip kaip yra numatyta žemės įstatyme. Tai tiesiog vietoj 2 papunkčių vienas punktas, kuris jau viską ir pasako, kaip turi būti, kas vertinama. Supratau. Ar turit kažkokių pastebėjimų ar klausimų? Nėra. Balsuokime. Penki už pritarta. Ketvirtas darbotvarkės klausimas, kadangi tai susijęs su privačiaisiais ir viešaisiais interesais, mano vyras dirba Šiaulių energijoje ir klausimas yra susijęs su Šiaulių energija, norėčiau nuo šito klausimo nusišalinti ir perduoti vadovavimą savo pavaduotojui Gintautui Lukošaičiui, kuris toliau šitą sprendimo projektą su jumis ir išdėsis. Aš atsijungiu. Gerai, tai tada pristatome klausimą dėl Šiaulių energijos. Taip, tai dėl sutikimo pertvarkyti akcinę bendrovę Šiaulių energiją uždarą akcinę bendrovę. Tai šio tarybos sprendimo projektu siūlome pritarti akcinės bendrovės Šiaulių energija pertvarkymui į uždarąją akcinę bendrovę. Toks siūlymas teikiamas dėl kelių priežasčių. Viena iš jų tai valdymo struktūros paprastinimas, siekiant didesnio veiklos operatyvumo, pertvarkius bendrovę į UAB būtų atsisakyta kolegialaus valdymo organo, tai yra valdybos, o jos funkcijos bei atsakomybės būtų paskirstytos bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui ir bendrovės vadovui, generaliniam direktoriui. Tai leistų optimizuoti sprendimo priėmimo procesus. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad įmonės veikla yra reguliuojama, tai veiklą reguliuoja valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Dėl šios priežasties visi su šilumos kaina bei investicijomis priimami sprendimai turi būti derinami su minėta tarnyba. Taigi valdybos vaidmuo šiuo atveju buvo ir yra šiuo momentu tik patariamasis ir nieko iš esmės nelementis. Taip pat dar viena priežastis, tai yra sąnaudų mažinimas, tai teisinės formos keitimas leistų sumažinti administracinę naštą ir išlaidas, kurios yra privalomos akcinėms bendrovėms. Tai yra išlaidos susijusios su kolegialių organų išlaikymu. Taip būtų efektyviau naudojami bendrovės resursai ir turėčiau paminėti, kad per metus valdybos nariams darbo užmokestis priskaičiuojamas apie 146 000 eurų. Tai tikrai šios lėšos galėtų būti nukreipiamos ar tai investicijas, ar kitiem poreikiam, ar paramai pasirinktinai. Tai būtų tokie pasiūlymai, o uždaroji akcinė bendrovė valdybos turėti neprivalo, tai dėl to ir siūlome tokį sprendimą. Gerai, klausimai tada ir jeigu ką, dar tada gerbiamo administracijos direktorius tada prašysiu, jeigu paskiau truputį paaiškintą tą sprendimą. Gerai, tai kas klausimų turit? Tai aš turiu klausimą. Jo, klausim. Jo, norėjau paklausti. Teko turbūt jums skaityti ir valdymo koordinavimo centrą, ir EBPO rekomendacijas ir taip toliau, būtent apie valdybų esmę. Tai aš suprantu, kad čia sprendimas yra jau priimtas ir čia galit vadinti čia techninis pakeitimas, bet čia yra ne techninis pakeitimas, čia iš esmės yra stiprus politinis sprendimas, kur įvertinus tai, kad mūsų merui yra pareikšti įtarimai būtent darant įtaką įstaigos vadovui, tai yra konkrečiai būtent pavaldžios savivaldybei, pavaldžios įmonės vadovui. Ir šiuo metu vyksta teisminiai procesai, tai čia logiškai mąstant jau yra labai svarbu suprasti, kad kaip tik turėtum stiprinti nepriklausomus kontrolės mechanizmus, o ne juos silpninti. Mes dabar realiai panaikinam, darom tokią labai aiškę tiesioginę vertikalę
Ir čia tam kontekste, tai aišku, kad ta politinė rizika yra daug didesnė, strateginės įmonės valdymas, jis bus dar labiau priklausomas nuo vieno asmens. Ir tai čia jau net nebekalbu apie skaidrumo klausimus atsirandačius, apie rizikos valdymus, apie kompetencijas, kurios yra prarandamos ir panašiai. Ta prasme, vien tas argumentas jūsų, kad mes naikinam dėl to, kad čia panaikinti kolegialų organą, jau yra pats iš esmės normaliai vadybiškai nesuprantamas. Jeigu būtumėt kažką kitką sugalvoję, tai aš sutinku, ta prasme, bet dabar šitas dalykas, tai mano klausimas, jūsų Klausimas, čia pasisakymas ar didėja politinės įtakos rizika panaikinus valdybą ar mažėja? Kam čia klausimas? Ar čia man klausimas? Pranešėjai, ne tau, Gintų, tai ne tau nėra klausimas. Pranešėjai politinių klausimų neatsakinėja. Po politinių klausimų čia politinis klausimas, mes priminėjom politinį klausimą. Tai jinai neatsakinėja. Aš Gintų, tai pirmininką. Arba Antanas, prašau. Taip, aš tikrai noriu atkreipti Martynai dėmesį, tai nereikia vienpusiškai matyti, kad kolegialaus organo funkcijos atiduodamos į direktoriaus rankas, bet nematote, kad yra kolegialaus organo funkcijos atiduodamos į akcininkų lygmenį, kuris, kaip sakyti, kaip ir įstatymė numatyta. Tai visiškai yra leidžiama pagal akcinių bendrovių įstatymą ir stebėtojų tarybą turėti arba neturėti, valdybą turėti arba neturėti, ir netgi labai aiškiai sureglamentuota, kaip tada turi būti padalinamos funkcijos, sudėti visi reikalingi saugikliai įstatyme, mes tiesiog pasinaudojame įstatyme numatytą galimybę. O subalansavimas atsakomybių ir rizikų, jeigu jisai yra įstatyme toksai įtvirtintas, tai tegu įstatymo leidėjai jums ir atsako į jūsų tas keliamus klausimus. Mes manome, kad tikrai inicijuodami šitos valdymo pokytį, tikrai turėsime pozityvius sprendimus. Gerai, kas dar klausimą, ar tada aš ta prasme, prieš balsavimą, reiškės, irgi pasisakymą, iš esmės neklausimą, tai mes galėjom, reiškės, jau seniau šitą dalyką padaryti, bet dabar padarom ir manau, tai labai labai geras sprendimas, iš esmės, kuris, užtikrins įmonės, sakykime, tokią perspektyvą, nes mūsų įmonė vienintelė didžiojo miesto įmonė, kuri priklauso miestui, reiškės, ir kontroliuojama miesto, ir aš manau, kad jinai labai svarbi ir parodanti, kad šilumos ūkyje yra tiesiog, įteisinta korupcija, kai Vilnius permoka 50%, reiškės, už šilumą, iš tikrųjų, kai sudedi, reiškės, tuos visus kaštus, kokie turėtų būti Vilniui, tai Vilnius 50% permoka, o šiaip vidutiniškai Šiaulių energija pateikia 20% pigiau šilumą visoje, jeigu vidutiniškai Lietuvoje, negu reiškės, kitur. Tai, reiškės, įmonė labai svarbi valstybės mastu. Pati, reiškės, sudarimas valdybų principas iš viso yra Lietuvoje labai ydingas, kai iš esmės Ignitis yra Lietuvoje priklauso 75% valstybei, bet yra kontroliuojamas nepriklausomas, nežinia kam priklausomos valdybos. Iš esmės, kaip akcininkas neturi jokios įtakos dėl savo įmonės strateginių sprendimų ir tai yra visiški nonsensai, tai čia yra labiau kažkokie ekonominiai nusikaltimai. Tai labai logiškas, geras sprendimas, aš manau, galėjome net ir anksčiau tai padaryti. Taigi kviečiu balsuoti. Aš pasisakymą irgi noriu. Gerai, sakyk. Tai aš tai noriu pasakyti, kad toks sprendimas, tai iš esmės perkelia tuos visus, kaip Gintautas sakė, kad visur dabar yra korupciniai susitarimai šilumos ūkį ir taip toliau. Tai mes dabar tuos korupcinius susitarimus perkelsim į Šventorių arba į Bazilionų apylinkės. Tai tiek. Kviečiu susilaikyti dėl šio sprendimo arba balsuoti. Čia kaip sakyti, kaip konservatoriai be korupcijos įteisintos. Jis būtinai jie yra tokie. Gerai, tai tvarkoje, mes balsuojam. Trys už, prieš 1 pritarta.
Ačiū, visą gerą. Ačiū. Gerai, tai tada. Tai perimu aš toliau šitą komitetą. Toliau tęsim. Penktas darbotvarkės klausimas dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Eglė Bružienė. Prašom, Eglė. Labą dieną dar kartą. Teikiam atnaujintą tvarkos aprašą. Noriu priminti, kad iki šiol mes jį turėjome. Tiesiog šiuo aprašu senuoju, nelabai gyventojai naudojosi, buvo mažas aktyvumas, sąlygos taip pat galim sakyti buvo labiau ribotos negu dabar teikiamų aprašų. Tai kas yra naujo dabartiniam apraše, tai numatytas pagrindinis skirtumas, tai yra darbus galės atlikti daugiabučio namo bendrija, norėdami susitvarkyti savo kiemą, prasiplėsti automobilių stovėjimo aikštelę ir tuo pačiu pagerinti kitas gerbūvio savo sąlygas. Tarkim, numatyta, jog bus galima finansuoti ir vaikų žaidimo aikštelių įrenginius, ir sporto aikštelių įrenginius, ir dviračių stoginę ar kažkokias kitas saugyklas, jau neskaitant kiemo aikštelių ir šaligatvių sutvarkymą. Finansavimas apims 70%. Taip pat įsivedam taisyklę, jog finansuojama 70% faktiškai patirtų išlaidų, bet ne daugiau negu numatyta priede patvirtintų įkainių. Įkainiai apskaičiuoti buvo įvairiais pjūviais, mes juos lyginom. Pirmiausia, tie statybiniai įkainiai sustambinti yra paimti pagal sistelinius skaičiuotus įkainius ir įvertinus mūsų praktiką, turimas sutartis, paimta 80% sistelinių įkainių, o įrangos kainos, irgi paimti įkainiai, analizuota kokios kainos įrengimų yra rinkoje ir priimtos tokios sumos, kurios galbūt paskatintų gyventojus ne tik susiremontuoti aikšteles, bet ir įsigyti vieną kitą vaikų žaidimo aikštelių įrenginį ar sporto įrenginį. Tai pagrindiniai pakeitimai šitie ir numatyta tvarka, kaip šitą finansavimą gauti. Tai pirmiausia, žmonės turės kreiptis dėl sąlygų, pateikiant patį principą, ko nori, ką nori remontuotis, kiek nori plėstis. Sudaryta grupė savivaldybė įvertins, ar tai susiję jau su įregistruotu statiniu, ar statinio savivaldybės nėra, kokie yra parengti detalieji planai, kokios yra sklypų ribos, su kuo ribojasi būsimas statinys, jis galimas iš principo ar negalimas, įvertinę visas aplinkybės, išduosim detalias sąlygas, arba jeigu noro įgyvendinti nebus galimybių, tada bus iš karto aiškiai pasakyta, kad jūsų lūkestis dėl vienokių ir kitokių priežasčių negali būti įgyvendintas. Gavę sąlygas, žmonės išeina ruoštis projekto ir jau su parengtu projektu ateina prašydami gauti finansavimą. Priklausomai nuo skirto finansavimo biudžete sudarysime pagal kiekvieną pateiktą prašymą eilę ir finansuosim atliktus rangos darbus. Tai toks principas naujas, senąjį aprašą naikinam, su šituo bandom startuoti. Klaus norėtų Martynas, prašom, Martynai. Jo, aš tai noriu paklausti, o kiek mes šiais metais, pavyzdžiui, dabar skiriam pinigų konkrečiai kiemų tvarkymui? Tai turiu atsiversti strateginį ir pažiūrėti, palaukit minutėlę, tuoj pažiūrėsiu. Oi. Taip, turim tokią priemonę strateginėme plane 4,3,10 ir šiais metais yra numatytas 1 980 000. Iš šitos sumos yra finansuojamas kompleksinis kvartalo remontas Vytauto Greimo Mickevičiaus, einamieji daugiabučių namų remontai, kai tvarkomos tiesiog duobės, taip pat daugiabučių namų takelių remontai ir prie renovuotų namų, kur turim prioritetinės irgi eilės, va iš šitos sumos yra finansuojamas. Tai žiūrėkit, tai mano pasiūlymas būtų toks, kad
kas aprašas gerai, man atrodo, vienas dalykas man kur čia galbūt užkliūna tas, kad jūs vėl viską pritempėt prie sisteminių įkainių. Tai reiškia, kad, iš esmės, konkretus pavyzdys yra, kad kada tai daro pati bendrija, ar ne, arba šiaip, atsiranda žmonių iniciatyva, tai gali pasidaryti daug pigiau. Aš pats pamenu, kai 2015 ar 2016 metais, jeigu pamenat, buvo čia toksai, toks, nežinau, nesusipratimas, kada ten savivaldybė, dar pats tada dirbau savivaldybėje, aiškino, kaip blogai padarė ten Leuro gatvės gyventojai, kad jie ten be jokio techninio projekto, be nieko išsiasfaltavo gatvę. Neprašė jie jokių pinigų ir taip toliau. Tada dar galėtų susirasti informacijos, ten dabar nepamenu, bet infrastruktūros skyriaus vedėjas, tada dar Eglė, ne jūs buvot, kažkas kitas aiškino, kad ten viskas sugrius, čia po metų laiko, vien žodžiu, tas asfaltas sugrius, nes čia blogai padaryta, taip toliau, nuvažiuokit, pažiūrėkit. Jau praktiškai dabar bus kiek čia, 12 metų stovi puikiausia gatvė, tai gyventojai pasidarė daug pigiau. Kai mes dabar uždedam vėl kažkokius tai įkainius sisteminius, sakom, va čia jūsų ta riba, tai gal mes kaip tik sakykim, jeigu jūs sugebat pasidaryti, nežinau, pigiau negu ten pusę to sisteminio įkainio, tai tada kažkokia būtų proporcija, kad didinkim tą finansavimą. Nes dabar daugiabučiui surasti, įsivaizduokit, tai pagal tos sisteminius įkainius, tai ten tikrai sumos gausis nemažos. Ir čia aišku maksimali ta riba, ar ne, kur sudėta. Jeigu tu turėsi vėl viską taip, kaip jūs reglamentuojat, pagal visus ten dalykus pasidaryti, tai ta kaina bus iš tikrųjų ženkliai didesnė. Ir gal tada net ir tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, jeigu dabar jūs sakot, jūs turit tvarką, kada daugiabučiai, suprask, yra renovuojami tada, kai kiemai tvarkomi tada, kai yra renovuotas daugiabutis, tai gal tiems atvejams palikim 100%, nes mes vis tiek, ta prasme, tvarkysim. Tai traukim gyventojus, jeigu jie tenai pasirenka, ko jie nori, ar ten žaidimo aikštelės, ar dar kažko ir panašiai. Ir jeigu yra renovuotas daugiabutis, tai sutvarkykim tą aplinką, nes dabar yra pilna mieste tikrai, daugiabučių, kurie iš senų laikų jau renovuoti, o ten tos teritorijos yra tragiškai apleistos. Arba turim atvirkščiai, ten tą patį Draugystės prospektą, sutvarkytą puikiausiai ten infrastruktūrą, o daugiabučiai apleisti. Tai sudėkime į vieną kryptį. Dabar jūsų klausimas, Martynai, jūs trupučiuką. Mano klausimas, ar neturėtų atsirasti, ta prasme, tvarkoj kažkokie tai dalykai, kada, tarkim, jeigu darosi pati bendrija ir ten sugeba, tikrai, nežinau, ten iš kažkur pigiau pasidaryti, taip kaip, sakau, konkretus pavyzdys, ten Leuro gatvė, tai tada, imkim, mes ir daugiau finansuokim. Mums vis tiek labiau apsimokės. Mes turim lėšų, kurias, kaip ir pasakė, skiriam daugiabučių renovacijai, tie, kurie yra, ne daugiabučių renovacijų, o kiemų renovacijai, kai yra daugiabučiai renovuoti. Tiesiog jūs kalbate apie sistelinį, tas sistelinis tipo blogai yra. Tai gal, Eglė, jūs pakomentuokit. Taip, aš supratau klausimą ir atsakysiu iš 2 dalių. Tai gal negerai išsireiškiau. Tai pirma, dėl renovuotų daugiabučių. Mes turime netgi 2 rūšių sąrašus. Vienas sąrašas, kur tvarkom infrastruktūrą prie renovuotų, sudarytas pagal gyventojų skaičių, ten, kur yra didžiausias gyventojų skaičius, tai yra gauna didžiausią naudą gyventojai. Antras sąrašas sudarytas pagal metus renovacijos, seniausia renovacija, kad gautų greičiau šitą kiemų sutvarkymą. Viskas priklauso nuo pinigų, jeigu pinigų daugiau galim greitesniais tempais ir tvarkyti aplinką prie renovuotų. Tai čia vienas klausimas. Ir čia mes darom patys kaip savivaldybė, tai yra 100% ir finansuojam. Šiais metais esam nusimatę ir daugiau darbų atlikti, ne tik aikšteles, bet ir suoliukus pastatyti, želdinius, jeigu norės, ir netgi vaikų žaidimų įrenginius, jeigu ta daugiabučių namų bendrija norės. Tai čia su renovuotais. Dabar ta kita dalis, kur apie sisteminius. Gal aš neaiškiai išsireiškiau, bet šitas aprašas būtent toks ir yra. Tai yra finansavimo tvarka, rangovai išrinks jau ne savivaldybė, pati bendrija pasirinks rangovą. Tai jie tikrai galės nusipirkti pigiau, kaip jau jiems išeina, ir mes finansuosim 70% jų faktinių išlaidų. Bet jeigu kartais tos faktinės išlaidos būtų didesnės, tai čia uždėtas saugiklis. Tam yra tie sisteminiai įkainiai. Tai tada mes finansuotumėm 70% nuo patvirtintų sisteminių įkainių. Bet kaip jūs ir sakot, kadangi bendrijos nusipirka pigiau, tai tikėtina, kad tikrai jos nusipirks pigiau negu sisteminiai ir mes tikrai jiems finansuosim 70% faktinių išlaidų. Tai jie patys renkasi, nebe savivaldybė. Mes tik prisimam savo pareigą atlikti kontrolę,
kad vis dėlto atitiktų tai, kai rengia, na, pagrindinius pamatinius reikalavimus, storis dangos ar ne, ten tipas, tai, ko reikalaujame, bet ten kažkokių labai didelių tyrimų. Tai va tik tiek. Tai čia šitą principą ir bandysim įgyvendinti. Dabar ką jūs ir siūlot, Martynai? Tai aš suprantu, okei, logiškai čia viską išdėstėt, bet žiūrėkit, nu tai jeigu jūs ir sako dabar, kad mes prie tų pačių renovuotų daugiabučių turim dar kažkokią tai eilę, nes pinigų yra tiek, kiek yra, ar ne, viską mes negalim paskirti. Ir aš nežinau, kiek dabar yra, pavyzdžiui, daugiabučių, renovuotų daugiabučių, kur dar nesutvarkyta aplinka, nežinau, 10, 20, kiek čia Šiauliuose. Tai jie visi stovi eiliai, tai įdėkime išlygą tokią, kad jeigu kreipiasi dėl paraiškos, pagal tą aprašą kreipiasi ten, kur yra renovuotas jau daugiabutis, ir mes ar taip prieisim su ta eilė renovuoti, nes ten jau tada žmonės, reiškia, įsitraukia, ar ne, jie sako, mes čia norim ten, nežinau, vaikų žaidimų aikštelės, ten dar kažką, irgi proto ribose, ar ne, sutvarkyti aikštelę ir panašiai, ten mašinų aikštelę stovėjimą ir panašiai, tai mes tada paimkim ir finansuokim 100% tiems, nes jie jau žmonės pasidarė jau renovaciją, jie jau nemažai dalykų padarė, nes jie susirenovavo namą, ar ne, jau jie ten moka kažkokią tai dalį, 70% dažniausiai už renovaciją moka, 30% gauna iš valstybės. Tai čia tokį kaip saldainiuką numeskit, tai bus tada gal net kaip tik paskatins ir tą pačią renovaciją, apie ką aš jau seniausiai kalbu, o ne vėl jūs sustatot į eilę, ir dabar laukit, kada čia, nežinau, sugalvosim kažkur kitur pinigus išleisti. Tai čia net, ta prasme, nekuldytų nei šitai tvarkai jūsų niekam. Būtų dar papildomas punktas. Jeigu ten tvarkom aplinka, kur renovacija, darom 100% iki tų maksimalių įkainių. Viskas, nes jūs taip padaryti. Jūsų pasiūlymas yra kaip ir aiškus, tikrai supratom. Dabar Eglė siūlo vietoj 50% finansavimą didinam iki 70%. Iš tiesų tai jau yra tikrai svarstytinas dalykas ir aš manau, kad jisai ne iš piršto laužtas yra ir pasižiūrėsim, gal čia tikrai viskas čia puikiai eisis. O tas, kad 100%, tai dar norėtumės klausti, Martynai. Jo, tai papildomai dar vieną klausimą. O tai kaip dabar bus tada, jeigu bendrija pasirengia tą detalųjį planą ir čia jau kažkur girdėjau, ar ne, buvo porą straipsnių kažkur viešoje erdvėje, tai jie tada bus savininkai, jie galės užsidėti, pavyzdžiui, tą patį, kad tik tais jie galėtų naudotis tuo kiemu. Ne, bendrijos savininkais aikštelių tapti negalės, aikštelės bus viešo naudojimo. Ta prasme, tu susimoki 30%. Ir savininkų netampi aikštelės. Savininkų netampi. Tai logiškai jūs įsivaizduojat, kas tokius dalykus šiandien darys. Galiu lažintis, kad nei vienos neatsiras bendrijos. Bet 70% yra viešos lėšos. Koks skirtumas, ta prasme, bet tai dabar aš susimoku 30% ir realiai kas norės, tas statysis, nes savivaldybė iš to dar rinksis už parkavimą ten kažkokius mokesčius. Čia absurdiškai mes darome. Kadangi nėra vietų kiekvienam automobiliui, kad ir kiek tu praplėsi, ta prasme, nėra mieste tokių sąlygų, nes jūs patys žinot, kokios statybos ar ne yra daugiabučiai namai ir kiek ten teritorijos buvo priskirtos. Tai sudaryti sąlygas tik tam daugiabučiui užsitverti ir tapti savininku, tai tikrai būtų neteisinga visų kitų atžvilgių, nes dalis to namo gyventojų vis tiek statysis prie kitų daugiabučių namų. Todėl įvertinus šituos argumentus, manau, jog yra teisinga, jog netaptų savininku. Ir negali tapti savininku, nes yra viešos lėšos naudojamos. Nelogiški argumentai, ta prasme, visiškai. Jeigu privatus pasistato, tai dabar paaiškinkit man, tas, kuris pasistatė prie savivaldybės daugiabutį, tai ten kas norės galės statyti, ar tik tie, kurie išsipirks vietas? Jeigu yra privatus sklypas, privati aikštelė, tai be abejo savivaldybė ten nesikiša ir nedalyvauja. Jeigu dabar daugiabutis susitvarko, įrodo iniciatyvą, nori, nežinau, susitvarkyti kokybiškai, taip pat kaip gyvena koks nors, nežinau, kotedžai ar dar kažkas, kada yra sutvarkyta ir jie nori turėti savo teritoriją. Tai jūs suskaičiuokit, sakykit, jūs ten galit galbūt turėti tik tais tiek ir tiek vietų ar dar kažkas, bet tai skatinkim tą, kaip pasakyti, savarankiškumą. Tada atsiras
žmogui, nuosavybės tas jausmas, o ne dabar, sorry, žinokit, jūs čia prisidėkit 30%, bet už parkavimą ir taip toliau, tai mes čia savivaldybė susirinksim pinigus. Visiškas absurdas. Aš tik vieną komentarą noriu pasakyti. Kai yra nauja statyba daugiabučių namų, ten jau yra reglamentai, kiek automobilių stovėjimo vietų turi tekti butui. 1 ar 2, aš dabar tikrai neprisiminsiu, atrodo 1 butui. Tai jų jau minimalias sąlygas užtikrina. Tai yra butas turi automobilio stovėjimo vietą suprojektuotą. Prie senos statybos daugiabučių tokios galimybės užtikrinti nėra, nes fiziškai nėra vietos. Vadinasi, net ir įsirengę prasiplėtę aikštelę, vis tiek neužtikrins, kad būtų vienam butui viena automobilių stovėjimo vieta. Vadinasi, dalis gyventojų vis tiek statysis prie kitų namų, o patys bus užsibarikadavę, šlabamus užsidėję ar ženklus užsidėję. Tai irgi neteisinga kitų atžvilgių. Tai neteisinga yra ta sistema pas mus dabar, kad tu išsipirkęs ale kažkokią tai vietą teritorijoje, tenai zonai kažkokią ar ne, tu vis tiek gali. O negali, galim. Tai yra diskusinis klausimas, bet iš tiesų Gintautai galiu. Gintautai, pakelk ranką, parašyk klausimą ir gausi žodį ir gali kalbėti. Dabar vienas ponas šneka, žiūrėkit, kas yra. Gerbiamą pirmininką, gali valdyti savo pavaduotoją. Gerbiamą pirmininką, gali pavaduotoją savo valdyti. Žiūrėkit, šitas ponas vėl. Gerbiamą pirmininkę. Gintautai, leis, prašau pabaigti. Žiūrėkit, man atrodo, kad šitą diskusiją čia nesibaigtų ir po valandos, po 2 ar po 3. Iš tiesų teisai ir Eglė, teisus iš dalies ir Martynas. Bet mes negalim visus gyvenamuosius namus aptverti šlagbaumais, todėl kad yra 70% naudojamos mūsų visų miestiečių lėšos. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu kiekvienas šitą apsitvertų šlagbaumais, tai iš tiesų būtų tikrai neteisinga. Bet aš iš dalies sutinku ir su Martynu. Jeigu aš įdedu labai daug pinigų, ar ne, susitvarkau savo gerbuvį ir dabar negaliu naudotis juo, kaip pasakyti, kaip savo, nes aš kažkokią dalį įdėjau investicijų, bet šitas klausimas yra tikrai labai labai toksai, sakau, mes čia galėtume 3 paras diskutuoti ir neprieiti bendro sprendimo. Todėl aš tai gal pirmiausia sveikinu tą jau aprašo pakeitimą vien dėl to, kad jau 70% tas prisidėjimas į būtent mūsų visų lėšų į infrastruktūrą, tai jau yra gerai. Labai gerai, kad galima susirasti rangovą, kuris padarytų taip pigiau. Tai aš manau, kad tikrai čia yra irgi pliusas. Taip, aš sutinku ir su Martynu. Galbūt žmonės, kurie tikrai labai idealiai visą savo buitį susitvarkė, norėtų ir geresnių sąlygų, bet, žinot, suteikti galimybės kiekvienam apsitverti šlagbaumais, manau, kad nėra teisinga. Tai aš manau, pabaikim diskusijas ir tiesiog balsuokim. Keturi už, susilaikė 1, pritarta. Ačiū. 6. darbotvarkės klausimas. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 dienos sprendimo numeris T106 dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Prašom, Eglė. Dingo kažkur, Eglė. O kodėl jinai dingo? Tai kas dabar šitą sprendimo projektą man pristatys? Nesuprantu. Gal tada kitą klausimą užbandysiu prisiskambinti. Jo, gal bandom tada. Atsiprašau. Nes turėtų dabar Eglės dar būti klausimas. Ieva, jeigu gali prisijunk, pristatinėt klausimą dabar 7. Ačiū. Būtų 7 dėl jungtinės veiklos sutarties pakeitimo. Ieva, jūs tada pristatykit, prašau, šitą sprendimo projektą. Gerai, taip. Pristatomas tarybos sprendimo projektas dėl jungtinės veiklos sutarties pakeitimo. Tarybos sprendimas susijęs su Šiaulių
regiono įgyvendinama funkcinės zonos strategija, kurios pakeitimui Šiaulių miesto savivaldybės taryba pritarė šių metų kovo mėnesį. Na ir atlikus strategijos pakeitimą pasirašoma nauja jungtinės veiklos sutartis, kur iš principo veiklos koordinavimas, turizmo srities veiklos koordinavimas pasiskirsto tarp dviejų savivaldybių, tai yra Kelmės rajono savivaldybės ir Šiaulių rajono savivaldybės. Nežinau, gal būtų klausimų, prašytumėm tarybos pritarti tiesiogiai mūsų įgyvendinamų projektų ar veiklų. Šis sprendimas įtakos neturi. Prašytumėm pritarti administracinės tokios procedūros, esame sutarties šalis. Ar turite klausimų dėl būtent jungtinės veiklos sutarties pakeitimo? Aš suprantu, kad čia iš Šiaulių rajono savivaldybės, ar ne? Iniciatyva taip, iš pradžių koordinatorius šios veiklos buvo tik Kelmės rajono savivaldybė, dabar ir Kelmės rajono savivaldybė, ir Šiaulių rajono savivaldybė šių veiklų koordinatoriai. Supratau. Klausimų nematau, balsuokime. Penki už, pritarta. Jungiasi Eglė, tuoj minutę. Gerai. Eglė, jeigu galit, pristatykit klausimą. Tai gal aš klausimo pačio ir nekartosiu sprendimo projekto pavadinimo dėl iš šitą želdynų ir želdinių apsaugos komisijos sudarimo. Prašom, Eglė. Atsiprašau labai, kad atsijungiau. Tai keičiam komisijos sudėtį ir toks techninis klausimas tiesiog, ar turite iš komisijos sudėties kažkokių klausimų? Nėra klausimų, nematau. Tai jeigu nėra klausimų, balsuokim. Penki už, pritarta. Tai man atrodo, kad Eglė viskas, paskutinis susiklausimas. Ar ne? Ir galite. Viso gero. Aštuntas darbotvarkės klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 dienos sprendimo numeris T331 dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo pakeitimo. Pranešėjas Gintaras Jasiūnas. Prašom, Gintarai. Labadiena. Pasistengsiu glaustai pristatyti priežastis, dėl ko šis tarybos sprendimas siūlomas patikslinti. Tai yra, pirmoji priežastis būtų pasikeitęs Lietuvos žemės įstatymo 9 straipsnis, kur paprastai kalbant, tai yra, jeigu verslo įmonė yra aukciono būdu išsinuomavusi žemę, tada tokiu būdu šitos žemės nuomos mokesčio lengvata negali būti taikoma jokiais būdais. Tai šitokia nuostata yra įvesta papildomai pasikeitus šiam teisės aktui. Taip pat pasikeitus savivaldos įstatymui, kadangi keičiamas pavadinimas, vietoj komisijos darbo grupės yra minimos, savokos pasikeitimas yra, taip pat yra papildomai pridedamas priedas dėl vienos įmonės deklaracijos, tam tikrą formą nustatytos tvarkos, kuri reikalinga vertinti įmonės gautą paramą apdėminimis. Ir ketvirta priežastis, tai yra siūlome padidinti limitą, pavadinkim taip, nuo 700 000 iki 1 000 000 eurų su galimai suteikiamų lengvatų visiems minimiems projektams, dėl to, kad kaip pavyzdys, pernai metais buvom pasiekę jau lengvatų dydį 640 000 iš 700 000. Šiais metais galimai gali būti, galimai gali nebūti padidėjimas rėmimo sumų, bet tiesiog supratome jau pernai metų gale, kad atsirastų pakankamai papildoma biurokratija ir galimai galimas nusivylimas įmonių, kadangi
jos remdami sportą, kultūrą, švietimą, tikisi gauti 50% lengvatos, bet jeigu mes peržengiam tą limitą, kaip pavyzdys 700 tūkstančių, tada mes proporcingai turėtume suteikti mažesnės žemės mokesčių nekilnojamo turto lengvatas. Todėl taip tarytum apsidraudžiant, norime padidinti šią sumą. Bet tai nereiškia, kad būtinai šita suma bus išnaudota. Kaip pavyzdys, pernai nepasiekėme, šiemet jau irgi turime tam tikrų nuogąstavimų, kad galbūt ir verslas nėra toks optimistinis dėl vadinamų geopolitinių situacijų. Bet prašome pakeisti tuo pačiu tarybos sprendimu keitimais visais ir šitą sumą į didėjimo pusę. Tai jeigu dabar reziumuoti, aš suprantu, kad dėl teisinių dalykų mes Taip. pakeičiam ir dar kiti dalykai, būtent ta suma. Tai tokie Ta suma. pagrindiniai pakeitimai. Taip. Mhm. Gal turit klausimų dar, Gintarui? Klauskit, Martynai. Aš norėjau paklausti Gintauto, o pavyzdžiui, teko jums domėtis, o kaip kitose miestuose yra? Tokia pat identiška tvarka? Įvairios tvarkos yra, sakykime taip, mūsų ta tvarka, sakykime, tokia kaip ir pakankamai paskaičiuota, įvertinta. Galim pastebėti, kad kiti miestai realiai nusikopijavę praktiškai yra. Galim išskirti Vilnių, tik tai Vilniaus savivaldybė, ten yra mokesčių lengvata ne 50%, o 70%. Tai tokia žymiai, taip pavadinkim, dosnesnė savivaldybė yra Vilniaus. Taip pat panaši tvarka taikoma kaip ir Šiaulių, Panevėžio savivaldybė ir Klaipėdos. Taip kad ir taip pat taikome tą patį nuostatą, kad suteikiamos lengvatos remiantiems jau tarybos nustatytą projektą, arba tai komanda mūsų atveju, arba švietimo projektą, arba kultūros renginį ir panašiai. Tai toks. Aš dar norėčiau jūsų paklausti, Gintarai, o sakykite, švietimo ir kultūros, jūs matot šiek tiek padidėjimą rėmimui, ar vis dėlto sportas? Taip, kultūros pernai metais buvo toks pakankamai sujudėjimas nemažas. Kadangi maža suma buvo prieš tai toks atrodo, kad didelis sujudėjimas. Tai buvo atsiradę parama Frenkelio festivaliu, taip pat Šiaulių dramos teatrui buvo atsiradus parama. Taip. Nu tai gerai tada, nors kad yra į tą didėjančią pusę. Tai tikėkime, kad bus daugiau remiančių ir kultūrą, ir ne vien tik tai sportą, bet kultūrą ir švietimą. Gerai, dar Martynai, jūs norit klausti, dar papildomą klausimą? Jo, tai aš čia, jūs paklausėt tą praktiškai, ką aš norėjau klausti, tam kontekste, tai aš tik galvoju, tai o kur ta, bet jau yra ta riba, kada jau sakysim, okei, užtenka. Ta prasme, kad nes mes iš vienos dalies tvarkoj, verslas remia, viskas gerai, viskas keliauja praktiškai vien tik į sportą, į švietimą, į kultūrą, ten, man atrodo, irgi labai menkos tos sumos buvo pernai ir praktiškai pirmą kartą turbūt nebuvo pernai, švietimą mes iš vis neturim. Tai gal mes ir sakom, čia riba sportui viskas, jeigu norit, ta prasme, toliau remti, tai remkite tada kultūrą ir švietimą, nes, žiūrint į priekį, tai turbūt, nemažiau svarbus tie dalykai, gal net svarbesni yra, būtent ir švietimas ir kultūra. Ar jūs kalbate apie kažkokias lubas sportui? Ne, tai klausimas, tai dabar pakeliam iki kiek čia, iki milijono, ne, ar dar kažkiek, paskui ateis, sakys, čia dabar irgi tiek parėmėm dar, tai tas milijonas tai yra negautos savivaldybės pajamos, suprantat? Ta prasme, tai nėra taip, kad tai yra, mes kai sakom, kad parėmė, ar ne, viskas tvarkoj, bet lygiai taip pat ir savivaldybė 50% parėmė, nes mes atleidom nuo nekilnojamo turto, suprantat? Tai čia klausimas tada, nes mes dabar negautų pajamų, tiek, kiek įvardina Gintaras, tiek ir yra, ta prasme, biudžetas tiek lėšų negauna. Tai klausimas, ar mes sakom, kažkurioje vietoje stop su sportu ir norim kažkokiom kitom sritim, ar ne? Gerai, tada paklausykim, ką Gintaras tuo klausimu. Jo, taip, geras klausimas, suprantamas nuogąstavimas. Tiesiog dabar taip yra, kad visiems projektams yra suteiktos galimybės. Ir socialiniams dar nepaminėjau, ir švietimo, ir sporto, ir kultūros. Jokių ribų tarp sričių nėra. Tiesiog, ko gero, gal tradicijos kitokios yra. Tikrai čia negalėčiau pasverti, bet manau, kad ir visos Lietuvos mastu tai yra dažniausiai sportas daugiau remiamas negu šitos išminėtos sritis. Kaip ir pristatymo pradžioje minėjau, kad jau pernai metais maksimali riba buvo pasiekta 640 tūkstančių lengvatų.
Tiesiog mes tą sumą suapvalinom dėl to, kad, nu, jeigu bus dabar, pavyzdžiui, šiais metais 750, nu, kaip pavyzdys, tai kad nereikėtų keliauti į tarybą arba, kitaip tariant, nuvilti šitos verslininkus, kad paremė būtent kažkokius tai projektus. Tai čia toks, kaip sakyt, manom, kad tikrai labai maža tikimybė, kad šiemet suma augs lyginant su pernai metais, kadangi tikrai dabar mes pasiklausinėjom, rengdami šitą tarybos sprendimą su klubais, su sporto organizacijom, kurios naudojasi tą lengvatą su savo rėmėjais, tai atvirkščiai, ko gero, gali būti ir net į mažėjimo pusę šiais metais. Bet tas tarybos sprendimas galioja ne vieniems metams, jisai galioja daugiau metų į priekį. Taip, kad, toks... Ačiū, Gintarai. Matau, kad nėra kažkodėl tai atsijungia Justas. Justai norėčiau balsuoti ir šitą, ir tada jūs gerai, kad prisijungėt, viskas tvarkoja. Antanas Sireika. Negirdi manęs, Antanas? Tai jeigu klausimų nėra, balsuokime už pakeitimus. Keturi už, pritarta. Ačiū. Ačiū, geros dienos. Viso gero, Gintarai. 9 darbotvarkės klausimas. Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo ir pranešėja Danguolė Martinkienė. Kažkaip netaip perskaičiau, bet supratau. Labadiena. Keisti, tiksliau rengti naują tvarkos aprašą, poreikis iškilo dirbant paraiškų vertinimo darbo grupiai eigoje, susidūrus su keletą tokių esminių problemų. Ir jeigu trumpai, kad nevardinti daug punktų, kurie iš esmės nesikeitė, bet keitėsi formuluotės, tai esminiai dalykai, dėl kurių rengiamas naujas tvarkos aprašas, tai yra tokie. Pradedant nuo 4 punkto, tai ką jūs matot, ten atsiranda galimybė skirti lėšas ir projektavimui. Tada, žiūrint toliau į prioritetus teikiamus, atsirado pasiūlymas iš komisijos, iš darbo grupės narių, kad atsirastų prioritetas tom tradiciniam religiniam bendruomenėm, kurios įsijungia į kultūros sklaidą Šiaulių mieste. Tai toliau einant pagal numeraciją, pagrindinis dalykas, su kuo susidūrė darbo grupė, tai buvo taip, kad buvo gauta daugiau paraiškų nei turima pinigų, o tvarkos apraše nebuvo numatyta jokia rezervinio sąrašo finansavimo tvarka. Tai atsiranda sąvoka rezervinis sąrašas ir jo finansavimo tvarka, kad būtų galima rezervinį sąrašą finansuoti, neskelbus antro finansavimo konkurso. Tai tuo pačiu atsirado poreikis ir įtraukti galimybę skelbti antrą finansavimo konkursą. Tai tokie pakeitimai. Toliau ten atsiranda nauja formuluotė, kad nurodomas administratorius, tai konkrečiai statybos ir renovacijos skyrius. Ir daugiau ten dėl informavimo tradicinės religinės bendruomenės, kadangi jos nėra pakankamai aktyvios ir jų nėra daug, tai numatom galimybę tiesiog elektroniniu paštu juos informuoti apie paskelbtą finansavimo konkursą. Tai gal esminiai dalykai būtų tokie, dėl ko atsirado poreikis. Aš labai atsiprašau, bet kažkas trukdo mums klausytis. Taip, Dalia dirba su kita darbo grupė, nuotolinė ir trukdo. Nes šiaip labai mes fonuoja ir nelabai girdim. Klausimų gal turite dėl būtent šito tvarkos aprašo? Gal kolegos, gal turite kažkokį pastebėjimą ar klausimą? Atsiprašau, Dalia baigė posėdį, tai dabar netrukdys. Klausimų kaip ir nematau. O sakykite, Danguolė, tai buvo būtent darbo grupė, ar ne? Tai jos pastebėjimai, ar ne?
Ir Taip, darbo šitą grupės pastebėjimai, siūlymai pakeisti aprašą, jis buvo nuo 22 metų galiojantis, bet kadangi ten tokios formuluotės keičiasi, tai nuspręsta, kadangi daugiau nei 30% atsirado naujų siūlymų, tai nuspręsta rengti naują tvarkos aprašą, o ne koreguoti senojo pagrindo. Taip, iš tiesų labai džiugu, kad šita religinės bendruomenės prisideda prie kultūros sklaidos ir tikrai būna labai aukšto lygio koncertai tiek pietinio būtent bažnyčioje ir tai džiugu, aišku, dėl šito dalyko. Tai jeigu klausimų neturime, tai balsuokime už šitą parengtą tvarkos aprašą. 5 už pritarta. 10 darbotvarkės klausimas dėl viso gero, Danguolė. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Violeta. Violeta, jūsų nepažinau. Galvoju, kad vienu žodžiu būsite. Nežinau, ar čia gerai, ar čia blogai. Labą dieną visi. Būsite turtinga ir sveika. Tai prašom, Violeta. Taip, 26 metų, tai yra šių metų birželio 1 dieną įsigalioja turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimas. Tad atsižvelgdami į tą pakeitimą keičiame ir mes Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarkos aprašą. Pagrindiniai akcentai, kas keičiasi apraše, tai keičiasi savokos, kas yra savivaldybės turto patikėjimo teisė. Taip pat toliau keičiasi turto valdytojo savoka, kam gali būti savivaldybės patikėjimo teisės subjektai, kam gali būti perduodamas valdyti patikėjimo teisę, valstybės ir savivaldybės turtas keičiasi. 16 punkte mes keičiam, kad sprendimus dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teisę priimtų ne tik savivaldybės taryba, bet ir savivaldybės turto valdytojai, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Taip pat keičiasi patikėjimo teisė į perduodamą savivaldybės turtą, atsiranda nuo valstybės turto, valstybės turto patikėjimo teisės subjektui ir valstybės turto perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos arba nuo savivaldybės turto patikėjimo sutarties sudarimo dienos, jeigu joje nustatyta, kad ši sutartis taip pat yra ir perdavimo priėmimo aktas. Dar keičiasi tai, kad savivaldybės turto patikėjimo sutarčių pasibaigimas nesuėjus joje nustatytam terminui. Tai yra, kad turto patikėtojai atsiranda įstatyminis pagrindas inicijuoti patikėjimo sutarties nutraukimo prieš terminą, jeigu jis nustato, kad patikėtiniui perduotas turtas nebenaudojamas valstybinėms funkcijoms įgyvendinti. Toliau keičiasi pirkimo pardavimo sutarties su didžiausia kaina viešame aukcione pasiūliusio aukciono dalyvių, pripažinto viešo aukciono laimėtojų, sutarties sudarimo laikotarpis. Buvo 30 dienų, dabar 60 dienų. Delspinigių dydis, kai nevykdomi pirkimo pardavimo sutartiniai įsipareigojimai, mažinami nuo 0,1 iki 0,05%. Toliau, kam lėšos bus priskiriamos pardavus viešose prekių aukcionuose nereikalingus arba netinkamus netinkama naudoti savivaldybės turtą ir daugiau eiliškumas, tokie redakcinio pobūdžio pataisimai keičiasi. Iš tiesų, tas tvarkos aprašas, matyt, kolegos irgi skaitė, susipažinom, tai tikrai pakankamai platus. Ir gal turit kažkokių pastebėjimų, kolegos, gal kažkaip. Nėra nei klausimų, nei pastebėjimų, tai tada balsuokim.
5 už pritarta. 11 darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu, negalima naudoti ir jo nurašymu. Pranešėja Violeta, prašom. Violeta. Taip, prašome pripažinti netinkamų naudoti savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį įvažiavimą, pravažiavimą prie Tilžės gatvėje 54, nes šis inžinerinis statinys buvo sunaikintas ir negalima juo toliau naudotis. 20 metais žemės ūkio bendrovė Baltas Lašas įsigijo žemės sklypą su pastatais, o vykdydamas projektą tiesiog sugadino mūsų asfalto dangą, kuri buvo nekilnojamo turto registre registruota savivaldybės vardu kaip inžinerinis statinys. Tačiau kooperatyvas atlygino žalą ir dabar prašom nurašyti tą. Tai nurašom tada. Jeigu klausimų nematau, balsuokim. Penki už pritarta. 12 darbotvarkės klausimas dėl valstybės turto nurašymo. Ką mes čia nurašom kitų sprendimo projektų? Taip, čia į mus kreipėsi Šiaulių švietimo kompetencijų centras, kuris prašo nurašyti 2 kompiuterius ir 11 Microsoft programinės įrangos licenzijų, kurie yra 2004 metų. Už turto nurašymą bus atsakingas Šiaulių švietimo centras. Balsuokim. Penki už pritarta. 13 darbotvarkės klausimas dėl patalpų perdavimo Šiaulių sporto centro Atžalynas panaudos sutartimi. Tai prašome 10 metų laikotarpį pagal panaudos sutartį biudžetiniai įstaigai Šiaulių sporto centrui Atžalynas perduoti savivaldybei nuosavybės teisę priklausančias negyvenamas patalpas esančias Žemaitės gatvėje 83A. Atžalyno veiklai vykdyti. Šiose patalpose Atžalynas vykdo sportininkų fizinio rengimo treniruotes. Balsuokim. Penki už pritarta. Atsiprašau, Jūratė. 14 dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės gatvė 13 Šiauliuose perdavimo panaudos sutartimi. Į mus kreipėsi žmonių su fizinė negalia sporto klubas Entuziastas ir prašo 10 metų laikotarpį pagal panaudos sutartį išnuomoti patalpas esančias Pramonės gatvėje 13. Šiuo metu klubui priklauso 29 nariai, kurie dalyvauja įvairiose fizinėse veiklose įvairaus lygio tarptautinėse respublikinėse varžybose ir taip garsina Šiaulių bei visos Lietuvos vardą. Šiuose patalpose vyksta pasiruošimas varžyboms. Balsuokim. Penki už pritarta. 15 darbotvarkės klausimas dėl patalpų Radviliškio gatvė 82B Šiauliuose perdavimo panaudos sutartimi labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijai. Taip, prašome 3 metų laikotarpį pagal panaudos sutartį labdaros ir paramos fondui SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijai perduoti savivaldybei nuosavybės teisę priklausančias ir Zoknių progimnazijos patikėjimo teisę valdomas 121 kvadratinio metro ploto negyvenamas patalpas Radviliškio gatvė 82B Šiauliuose. Patalpos bus naudojamos organizacijos Šiaulių vaikų dienos centro parama šeimai veikloms vykdyti. Balsuokim. Penki už pritarta. 16 darbotvarkės klausimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Rėkyvos progimnazijai. Prašom, Violeta.
Prašome pritarimo savivaldybės nuosavybėn perimti valstybei nuosavybės teisę priklausantį ir šiuo metu radiacinės saugos centro patikėjimo teisę valdomą ilgalaikį turtą, tai yra plazminį ekraną bei 2 vienetus nešiojamų kompiuterių Dell su krepšiais ir programinė įranga. Perimtą turtą perduoti Šiaulių Rėkyvos progimnazijai, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teisę. Klaus norėtų Martynas. Klauskit, Martynai. Aš čia, kai baigsiu, truputį biški kitų klausimų, jeigu galim. Supratau. Tai tada balsuokime šitas klausimas dėl perimimo turtą. Penki už. Pritarta. 17 darbotvarkės klausimas. Aš kaip Ačiū, galima, Violeta. jo, čia būtent dėl Violetos. Prašau. Aš galvojau, kad... Tada labai atsiprašau, kad paskutinis buvo klausimas ir aš ten negalėjau įsijungti ir aktyviai dalyvauti, bet dėl tų savivaldybės būstų nuomos ir taip toliau. Bet manęs ten nelabai jūs supratot. Esmė yra ta, kad Vilnius, jūs irgi nepaprašėte tos informacijos, kur aš prašiau, kad paprašyti iš Vilniaus miesto savivaldybės. Tai jie yra nusistatę didesnį koeficientą, ne? Tas koeficientas yra arti nuomos rinkoje ir tie žmonės, kurie nori gauti lengvatą, tai reiškia, dabar pas mus visi gyvena su lengvatom, nes tokių kainų rinkoje nėra, už kokias nuomonės, ar ne? Jeigu nori gauti lengvatą, tai jisai kreipiasi į savivaldybę ir yra įvertinamas jo turtas ir pajamos, taip kaip yra, jeigu tu gyveni socialiniam būste. Ta prasme, toks principas. Ir tokiu atveju tie, kurie gyvena, ten Gintautas buvo minėjęs, kad ir jūs ten pati pasakėt, kad jau ten vaikai galbūt gyvena, ar ne, kurie turi normalius darbus, normalias pajamas ir taip toliau, galbūt net patys jau tenai nebegyvena, nes jūs irgi nesutikrina tiek, kas irgi, ką pastebėjo ten ir Vilniaus savivaldybė, ir kitos savivaldybės, kur ėmėsi persižiūrėti. Tai tokiu atveju mes tada ir atrūšiuojam, netrušiuojam, ta prasme, mes pamatom tiems, kuriems reikalingas iš tikrųjų tas savivaldybės būstas ir tie, kurie gali mokėti pilną kainą, nes jeigu jie, pavyzdžiui, uždirba normalius atlyginimus, tai ar mes turim jiems leisti mokėti už nuomą ten po 120 eurų, nes čia yra savivaldybės turtas. Tai toks principas turėtų būti. Reiškia, mes užkeliam tą kartelę aukščiau, kur susilygintų jinai su rinkos kaina ir tie, kurie nori gauti lengvatas, jie tada pasikreipia į socialinės, ar jūsų skyrių, ar ne, dabar jūsų, man atrodo, kreipės dėl socialinio būsto, ar ne, įvertinat jūs pajamas ir viskas. Ir jeigu ten yra žmogaus pajamos, ar tenai, kaip sakėt, ten, nežinau, negalia dar kažkas, tai tvarkoj, tu ir gyvenk tam savivaldybės būste su tom lengvatom ir su tom nuolaidom. Tai toks principas turėtų būti ir pas mus. Aš norėjau truputuką dar papildyti, gal Martyną. Čia gal nereikia, ta prasme, čia tik tais... Taip, čia tik Violeta, iš tiesų, čia tik pastebėjimas, čia prisimenat, kaip mes kalbėjome apie būtent savivaldybėje priklausantį būstą. Aš norėjau truputuką pasisakyti, kad dabar yra parengtas paramos būstui įsigyti įstatymo projekto pakeitimas. Tenais tame projekto pakeitime yra aiškiai nurodyta, kaip bus apskaičiuojama ir savivaldybės būstų kaina. Visoms savivaldybėm jinai bus vienoda. Tai tiesiog manau, kad kada bus jau išeis tas įstatymo pakeitimas, tada mes nusistatysim ir tada niekam nebekils jokių abejonių, nebebus jokių koeficientų, kad ten pas mus 2,5, kitur didesni koeficientai. Tiesiog bus nustatyta kaina formulė, pagal įstatymą, taip. Apskaičiuosim pagal įstatymą ir manau, tada tikrai nebebus jokių... Taip, tada vadinasi, aš suprantu, Violeta, bus Lietuvos mastu, ar ne? Visom savivaldybėm. Tai visom savivaldybėm galios. Supratau. Ačiū. Ačiū. Tai gal tada tiek, ar ne? Violeta, ačiū ir viso gero. Ir 17 darbotvarkės klausimas dėl gatvių pavadinimo panaikinimo buvusioje Žaliukių kaimo teritorijoje. Pranešėjas Valdas Markevičius. Prašom, Valdai. Labadiena. Ištaisoma techniniai reikalavimai, kuriuos atsiuntė registrų centras dėl adresų registro taisyklių atitikimo. Tai yra likusios Šiaulių rajono savivaldybės 2017 m. rugsėjo 15 dienos 258 tarybos sprendimu patvirtintos geografinės ašių koordinatės likusios už
buvusios miesto ribos. Mieste Šiaulių Žaliukių kaimo buvo patvirtintos nedidelės atkarpos, kad jie galėtų savo adresu susitikti, vat, naikinamas. Prašom pritarimo. Balsuokim. Penki už pritarta. Ačiū, viso gero. Dėkui. 18 darbotvarkės klausimas dėl pritarimo Šiaulių miesto bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos sprendiniams. Koncepcijos alternatyvai numeris 4. Pranešėja Vilija Vaičekauskienė. Prašom, Vilija, ką jūs čia dabar su kokiais sprendimais ateinat? Labadiena, aš ateinu su pagrindinio koncepcija, tai yra pagrindinė idėja bendrojo plano, nes yra priimtas sprendimas keisti bendrąjį planą Šiaulių miesto, kuris patvirtintas 9 metais, ir šiai dienai yra parengtos 4 koncepcijos ir mes norim, kad pritarti šiai, kur matot ekrane, 4 koncepcijai, paaiškinsiu, kuo skiriasi viena nuo kitos. Pirma koncepcija yra padaryta atsižvelgiant ir nekeičiant pagal esamą būklę šiai dienai galiojančiam bendrojo plano, tai 2009 metų, ir pagal 9 metų ir gyventojų skaičius. Tai pirmoji koncepcija tai buvo parengta, kaip ir minėjau, kad pagal numatyto bendrojo plano sprendiniuose ir vystymosi kryptis ir viskas paliekama kaip esama būklė. Antroji alternatyvoje koncepcijoje tai skiriasi nuo pirmos, kadangi jau buvo įvertinama, kad vis dėlto gyventojų yra didėjimas ir kaip pirmoji koncepcijoje buvo skaičiuojama visas vystymos bendrojo plano ant 106 tūkstančių grubiai ten su keliais gyventojais, tai antroji koncepcijoje jau 120 ir daugiau išliekami tie patys numatyti sprendiniai, kurie buvo numatyti bendrojo plano sprendiniuose, tai yra jungtis, transporto, želdinimai, pramonė, išlaikant tos pačius sprendinius, tik tai tiek, kad jau pati plėtra ant gyventojų skaičių didesnė. Trečioji alternatyviniai koncepcijoje, kurie yra pirmos ir antros, tai trečioji koncepcija skiriasi nuo antrosios, tai jungtimi. Trečioji koncepcijoje buvo atsisakyta išradėjų po geležinkelio ir ežero gatvės jungtis, kuri buvo numatyta 9 metų bendrojo plano sprendiniuose ir 30 metų jinai nebuvo bandyta neįgyvendinti ir ta idėja atsisakyta vien dėl techninių kliūčių, kadangi įvertinus ir gavus mūsų, nes bendrojo plano yra sudaryta darbo grupė ir buvo pasisakyta iš Eglės skyriaus specialistų, ir kurie vertina įrengiant gatvių visus tinklus, kadangi būtų per didelis nuolydis, jeigu darytumėm požeminę jungtį, tai faktiškai nėra vietos ir nuolydis neatitiktų šiai dienai keliamų reikalavimų. Tai trečioje koncepcijoje ir buvo atsisakyta tos jungties, kur matot pelytę, kur judina, nes tas buvo sprendimas irgi svarstant, buvo toksai priimtas. Antra, ta pati ežero gatvė tada būtų labiau apkrauta ir mūsų miesto, kaip ir dabar šiai dienai rekreacinė tokia teritorija nuo Saulės Berniuko iki Talšos ežero, tai tas srautas padidėtų dar ir susikertant su Tilžės gatvė, vėl mes turėtumėm dar vieną tokį, kaip pasakyti, transporto srauto apkrovimą tam taške, kuri važiuotų į Tilžės gatvę. Tai faktiškai pagal kainos sąmatą ir visas buvo atsisakyta tos jungties. O ketvirta alternatyva, kur koncepcijai, kur ir prašom tai, kad pritarti koncepcijai, tai yra, ką minėjau, atsisakom išradėjų ir ežero gatvės tos jungties ir atsisakom dar vienos jungties, kuri yra prijungus Žaliukų kaimą šiai dienai, kuri yra prijungta prie Šiaulių miesto.
tai Jablonskio gatvė ir kertasi Dubijos gatvė ir tada buvo numatyta tokia dar viena prie Vilniaus gatvės sankryža viaduką per geležinkelį, kur irgi tai kainuotų, žiūrint, kad ir tas planas ne šiai dienai daromas, bet tikrai su perspektyva žiūrint, tai faktiškai irgi pamąsčius viską įvertinus, kad tos jungties kaip ir nebūtina antrą viaduką daryti faktiškai labai mažu skirtumu nuo Vilniaus gatvės ir tos jungties ir šalia dar viena, kuris jungtų su rajono teritorija, tai buvo atsisakyta ir siūloma ta jungtim, kuri buvo numatyta trečioje alternatyvoje. Tai prašymas toj ketvirtoj iš esmės ir skiriasi nuo visų tų padarytų 3 koncepcijų, kad išradėjų ir dėl tos jungties, kur yra su Dubijos gatvė ir Žalių. Tai būtų trumpai apie koncepciją. Iki koncepcijoje mes nesam gavę, buvo viešas svarstymas, nesam gavę, nebuvo pretenzijų, esam gavę prašymus gyventojų, kurie bus detalizuoti. Patvirtinus tą koncepciją, tada bus rengiami bendrojo plano sprendiniai, jie bus detalizuojami iš esmės su reglamentais, su zonom ir tokių jau prašymų esam gavę. Bet koncepcija, tai kaip minėjau pačioj pradžioj, tai yra idėja ir kryptis rengiant bendrojo plano pagrindinius sprendimus. Tai tiek. Už tikrai išsamų paaiškinimą. Dabar matau, lyg tai Martynas norėtų kažką klausti. Taip, Martynai? Jo, aš noriu paklausti, o su architektų sąjunga čia buvo derinta ar ne? Ne, nereikia papildomai derinta, buvo viešą pristatymas, buvo į viešą koncepcijos pristatymą atėjęs iš architektų, tai vien Černiauskas. Supratau. Atskiro pristatymo nereikia, čia yra vieši tie svarstymai. Jo, čia ne apie tai, gerbiama Vilija, reikia ar nereikia. Čia, jeigu norim geriausio rezultato, tai galim patys kažką tai padaryti daugiau negu kai numatyta reglamentai ir taip toliau. Aš noriu klausimą, o čia dabar, nes aš nelabai čia matau, tai, bet čia vis tiek yra dar, ar nėra čia to jau, kur buvo Zokniuose vedukas, čia irgi kažkuriam tai plane jisai buvo numatytas, tai čia lieka jisai ar ne? Ne, lieka, viskas čia yra. Mes buvom tos bendrojo plano tą koncepciją pristatyta anksčiau pačioj pradžioj, kai pradėjom rengti, kaip buvo atvykę plano rengėjai Sveko Lietuva, tai pačioje architektų sąjungoje buvo tokia diskusija ir pristatymas, bet čia, pradžioje kaip buvo. O tai čia dabar, tai čia ketvirtas tas, ne? Tai o tas ketvirtas, kaip sakėt, ketvirta koncepcija. Jo, ketvirta koncepcija. Siūlot. Tai o čia jinai irgi skaičiuojama, kokiam jinai gyventojų skaičius skaičiuojama? Tas pats 120 gyventojų, kaip ir skaičiuojama nuo trečios. Nuo antros ar koncepcijos. Pirmoji tikrai buvo 106, o daugiau visas 3 yra 120, tas pats jau visuos. Tai mes dabar darom prielaidą, kad Šiauliuose gyvena 120 tūkstančių gyventojų? Ne, kad dabar gyvena, bet į priekį išvelgiam ir skaičiuojam plėtrą gyvenamųjų teritorijų pramonės 120. O kur, įdomu būtų iš tikrųjų tą visą demografiją pamatyti, kur jūs planuojat, kad, nes įsivaizduoju, čia yra vienas iš svarbiausių turbūt dokumentų, nuo kurio labai daug priklauso, tai ir mokyklų, ir darželių plėtra, ir visokie neformalūs ugdymai, viešasis transportas ir taip toliau. Tai kažkur įmanoma, biški plati, ne tik tai tą, ką jūs čia daugiau pristatėt, bet kažkokią tai irgi analizę pasižiūrėti, kodėl būtent ten gyvenami, kodėl ten kokie nors kitokie rajonai planuojami ir panašiai. Yra kažkokios tokios informacijos daugiau paskaityti? Yra pateikta visa medžiaga išsamei išdėliota iškinamajam rašte, tai yra tos Tai ten, kas iškinamajam rašte, tai tą patį panašiai, ką jūs čia pristatėt. Tik tai plačiau ten, išsamiau, aš tik tai sutrumpintai ir kaip... Aš permečiau tenai, bet aš nesupratau. Šiaip tai tas detalus... Ten tik gyventojai, tai visas yra tie, kaip ir minėjau, tie sprendiniai visi detalizuoti bus sprendiniuose pačios bendrojo plano, o kad sprendinius rengti, mes turim pasitvirtinti
pačią pagrindinę idėją ir tą tikslą, kuriuo taku eina. Tai visa detalizacija ir bus sprendiniuose, kurie bus rengiami, pristatomi ir vėliau. Tai yra jau smulkiau su visais, kaip pasakyti, visais reglamentais. Ta koncepcija yra ir skaičiuojama tie 120 žmonių, faktiškai bendrajam plane taip ir nebuvo, dabartiniam tam 9 metų, tai ir dabar tas tankinimas žmonių gyventojų vis tiek srautai skaičiuojami ir numatoma ta gyvenamoji mišri. Tai centriniai daly ir praeitoj bendrojo plano sprendiniuose buvo kalbama tik tai daugiau apie centrinę dalį, o šiuo koncepcijoje jau ir pietinė teritorija analizuojama ir ten gyventojų srautai ir skaičiuojami ir faktiškai 2 lokalūs dideli centrai. Tai centras pats senamiestis vadinamas apibrėžta teritorija ir daugiau pietinė centrinė dalis irgi taip pat numatoma mišri užstatymo galimybė, tai būtų ir gyvenamoji, ir komercija, ir visuomeninė, tai būtų centrinėse tos dalyse, o daugiau iš šonus yra gyvenamoji ir ten, kur yra vietose, tai pramonė iš jau gryninama. Vilija, jūs iš tiesų 4 koncepcija yra tie pagrindiniai dalykai - ežero gatvė išradėjų ir būtent tasai viadukas, kuris turėjo būti šitą. Taip, tai ta ir skiriasi, 4 skiriasi nuo tų visų. Bet į tą planuojamą viaduką žiūrint, tai jūs kaip Pišiną vis tiek paliekat? Mes išradėjų, mes tik tais, taip, mes visus kitas, kur buvo jungtis, paliekam. Jeigu mes dėl to Zoknių viaduko jau čia buvo belekiek diskusijų ir aišku, kad ten jo nebus, geležinkeliai pasakė, kad jo nebus, kad čia negalima, nes čia šalia yra ar ne per daug stotis. Plius mes čia padarėm dabar jau tą įgyvendinom apvažiavimą, čia ir serbentai, ir kur išvažiuoja, ar ne? Tai ką mes vis tiek tada jį paliekam, nes žiūriu dabar parašyta. Aš labai atsiprašau, pertraukiau jumis, bet įgyvendinant Serbento aukštabalio ir tą visą gatvę sutvarkymą, tą tinklą, mes ir atsisakėm išradėjų ir ežero gatvės jungties po geležinkeliu. Ne, aš ne apie šitą, aš apie Zoknių viaduką klausiu. Tas, kur yra suplanuotas šalia oro uosto, tas toliau, šitas. Tai, bet jau nebūtinai šiai dienai tas paliekamas yra, jeigu mes čia darom. Tai kam jį palikti? Tai pagal pagrindinius jungtis ir toliau, tai rengėjai, aš galėsiu, kad detaliau tada pateiktų man ir atsakytų, nes šiaip tai analizuoja, kaip rengėjai, transportininkai ir tą jungti palieka vien dėl to, kad perspektyvoje mato, kad jisai turi progresą. Labai įdomu būtų pamatyti, koks čia tas progresas, nes dabar yra jau padarytas, aš atsimenu, dėl to tikrai buvo čia daug diskusijų, tai yra padarytas dabar susiekimas, apvažiavimas, Serbentų gatvė pratęsta, viskas tu sėkmingai gali visur nuvažiuoti, tai, supratau, žodžiu, paliekam. Iš tiesų, gal, nežinau, gal tas diskusijas palikėm, reikėtų gal eiti į viešuosius. Ne, bet mes čia jau patvirtinsim, gerbiama pirmininkė, ir viskas bus. Čia paskui mes eisim į kažkokias detalizacijas ir čia jeigu dabar yra... Martynai, ar jūs esate toks specialistas, kuris tikrai numato strategiškai reikalingas tas viadukas ar nereikalingas? Tai yra strateginiai dalykai, kuriuos tikrai, man atrodo, planuoja ir šitą transportas, ir kitos šitą rūšis miesto plėtros. Aš nemanau, kad čia yra taip paimta, šita koncepcija nukelta iš, nežinau, iš užstalės kažkur ir jinai nebuvo diskutuota. Tai nebuvo diskutuota, tai ir buvo diskutuota, tai mes ir pristatant ir tie rengėjai, tai irgi profesionalūs rengėjai, kurie rengia, vieni dalyvauja iš tų rengėjų grupės ir Lietuvos bendrojo plano, mes turim dar Šiaulių miesto bendrąjį planą rengiant, mes kokias įtakas turim, tai pagrindė, tai Lietuvos bendrąjį planą, dar turim jungtis, susižiūrėti su Šiaulių rajono bendruoju planu, nes juk negalim, kad kiekvienas bendrasis planas ir ypač transporto susikirtimo taškai būtų, kaip mes su rajonu, skirtingose vietose. Tai irgi tokių dalykų negalim. Tai yra jungtis ir su Panevėžiu ir tie pagrindiniai bendrieji planai ir tie principai, tos ašis, tai negali
patvirtintus kitus planus prieštaraut kitų bendrųjų planų. Ir gamtinis karkasas yra perkeliamas nuo Lietuvos bendrojo plano rengimo, tai mes neperkeliam nuo kokio ten Vilniaus plano tos, bet yra Lietuvos bendrasis planas, kur yra apima visą Lietuvos teritoriją ir mes tuos kelius sprendinius mes privalom perkelti. Negali prieštarauti vienas bendrasis planas aukštesniam bendrajam planui. Taip, ačiū Vilija, šitą balsuokim. Keturi už. Pritarta. Ačiū Vilija. Ačiū Jums, geros dienos. 19 darbotvarkės klausimas. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. Liepos 7 dienos sprendimo numeris T285 dėl žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinę žemės nuomą ir naudojimą, apskaičiavimą, mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjo Oksana Gruzdienė. Prašom, Oksana. Labą dieną. Tai Žemės valdymo skyrius administracija teikia valstybinės žemės nuomos taisyklių pakeitimo kai kuriuos punktus. Jie yra sąlygoti žemės nuomos audito ataskaitos ir žemės įstatymo 260 nutarimo pasikeitimų. Tai pagrindiniai dalykai, kurie keičiasi, kad taisyklių 10 punkte yra pridėtas iš įstatymo paimtas terminas, kad dar gali būti ir per 5 metus skaičiuojamas priedas už netitikimą žemės naudojimo būdo ar paskirties. Taip pat yra pasikeitęs toks dalykas, kad valstybinės žemės nuomos mokestis buvo perskaičiuojamas kas 3 metus patikėtiniui pageidaujant ir norint. Tai dabar šitas perskaičiavimas yra įstatyme numatytas privalomai, todėl jį siūlom įtraukti taisyklės, kad kas 3 metus mes nuomos mokestį perskaičiuojam. Ir taip pat taisoma, atsižvelgiant į audito ataskaitą, taisoma 47 punkte buvusi klaida. Ir dar vienas pakeitimas, kuris yra ganėtinai svarbus, tai yra, kad bankrutuojančiom įmonėm valstybinės žemės nuomos mokestį siūlome skaičiuoti, vadovaujantis ir teisės aktais, ir teismų praktika, kur numatyta, kad bankrutuojančios įmonės turi mokėti einamuosius mokesčius, o valstybinė žemės nuoma būtent priskirta prie einamųjų mokesčių. Aišku, atrodo gal keistokai, kad bankrutuojanti įmonė vis dar jai bus skaičiuojamas nuomos mokestis, skola vis didės ir didės, bet galbūt tai paspartins bankrotą vis dėlto greičiau įvykti. Tai va tokie pakeitimai. Supratau. Gal turit klausimų pranešėjai? Taip pat dar turiu, atsiprašau, pamiršau paminėti, šiandien dienai yra gautas vieno piliečio pasikreipimas, prieštaravimas ir, ta prasme, siūlymai, kaip pakeisti šitą sprendimą ir šituos pakeitimus. Tai vėlgi nuolatinis mūsų taisyklių prieštaravimas, jis pagrindė sąlygotas metalinių garažų esančių 5., 6., 7. garažo eksploatavimo bendrijose. Tai piliečių yra siūlymas toks labai konkretus dėl 8,2 punkto pakeitimo ir 8,3 punkto. Tai 8,2 punktą jisai siūlytų keisti, nevardinant, kad mes kalbam konkrečiai apie kažkurias metalinių garažų bendrijas, šiuo atveju 3, o būtų rašoma, kad taip pat moka nuomos mokestį už bendrijos narių naudojamą valstybinę žemę. Tai tikrai mes su tuo nesutiktume, nes tas parašymas 5., 6., 7. metalinių garažų bendrija ir yra su ta mintimi, kad yra išskirtinė kol kas teisė jiems dar tenais būti, bet tuo tarpu nurodoma, kad jie ten turi teisę būti su savo metaliniais garažais, kurie nėra pastatai, kaip teigiama šitam rašte.
ir kad jie, metalinių garažų bendrijos, būtent šitos trys, moka valstybinę žemės nuomos mokestį iki atskiro patikėtinio reikalavimo atlaisvinti žemės sklypus ar teritorijas. Tai vat mes su teiginiais ir siūlymais nesutinkame ir liekame su savo siūlymais, kad mes įvardinam labai tiksliai, kas toj žemėje būna, kurios bendrijos ir iki kada, iki mes paprašysim jų išsikraustyti. Ar turit klausimų? Nėra. Martynai, įsijunkit, prašau, kamerą ir balsuojam. Martynas kažkaip 4 už pritarta. Taip, 20 darbotvarkės klausimas dėl atleidimo nuo atlyginimo už galimybę statyti valstybinėje žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašom, Oksana. Taip, tai čia naujas ganėtinai dalykas, jisai sąlygotas žemės įstatymo pakeitimo, konkrečiai žemės įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punktą, kuriame numatyta, kad kai žemės sklypai yra nuomojami statiniams eksploatuoti, 10 straipsnis žemės įstatymo numatyta, kad tokiame sklype, kuris išnuomotas statiniams eksploatuoti, statinio savininkas, norėdamas statyti, rekonstruoti tokiam sklype, jis privalo sumokėti už galimybę statyti. Ir tai yra procentinė išraiška nuo užstatomo ploto ir vidutinės rinkos vertės. Šitas pakeitimas atsirado gal 23-22 metais balandžio, man atrodo, mėnesį, ryšium su tuo, kad vis dėlto paskatinti valstybinės žemės nuomotojus įsigyti valstybinę žemę tam, kad nereikėtų mokėti to mokesčio. Ir iš tikrųjų tas procesas ganėtinai neblogai važiuoja, nes tikrai žmonės nenori mokėti už tą galimybę statyti ir jo žemės sklypus perka. Tačiau įstatymui esant tokiam, pastebėta, kad vis dėlto yra kai kurios situacijos, kurios yra sąlygotos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio, kuomet žemė net negali būti privatizuojama. Vadinasi, turi statinius ir tu privalai mokėti tą mokestį, nes ta žemė tiesiog yra tokioj kategorijoje, tai yra žemės reformos įstatymo 13 straipsnio, kai tu nenori, jos tiesiog negali įsigyti. Tai ir yra numatytas metodas, kaip ta nauda statinio pakeitimo, statymo bus sukurta ir jeigu ji bus didesnė, tas skirtumas tarp mokesčio ir sukuriamos naudos, ta nauda skaičiuojama balais nuo įdarbintų žmonių, įvairūs čia tie kriterijai, su kuriais galėjot susipažinti ir tada nuo to mokesčio bus atleidžiama. Nežinau, ar aiškiai paaiškinau, toks sudėtingas procesas ir kadangi aš tik dar pasakysiu, kad mes to mokesčio, pavyzdžiui, praeitais metais turėjom 34 562 eurus mokesčio už tiesiog normalios teritorijos, ne tos, kurios negali privatizuoti. Iki šiol su šito įstatymo poreikiu mes savo savivaldybį net nebuvom susidūrę. Ir labai abejoju, ir susidursime, bet dėl viso pikto įstatymuose numatyta, tai siūlau pasitvirtinti ir turėti. Patvirtinti tą aprašą. Klausimų kaip ir nematau. Balsuokime. Penki už pritarta. 21 darbotvarkės klausimas dėl žemės sklypų dalių paėmimo visuomenės poreikiams. Prašom, Oksana. Taip, tai žemės valdymo skyrius turi tokią funkciją kaip žemės paėmimas visuomenės poreikiams ir šiuo atveju mes turim Felikso Vaitkaus gatvė 9, žemės sklypo ir Skrydžio gatvė 15. Mes turim 2 žemės sklypus, yra parengtas detalusis planas ir ten numatyti gabaliukai iš, tarkim, Skrydžio gatvė 15 arų sklypas, Felikso Vaitkaus 9, 11,36 arų sklypas, mes iš jų ketiname paimti visuomenės poreikiams iš vieno beveik 5 arus, iš kito 3 arus. Tam, kad galėtume nutiesti gatves. Gatvių įrengimui ketiname paimti žemės sklypus. Dalis žemės sklypų. Balsuojam.
4 už pritarta. 22 darbotvarkės klausimas dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymų. Taip, tai kiekvienais metais pavasarį savivaldybė siūlo nurašyti valstybinę žemės nuomos skolas ir vieną mes turim nenuomos skolą. Ir vat tokios sumos, ir aš galiu nebent kiekvieną atskirai komentuoti pagal taisyklių 3,5 punktą, 3,4 punktą, likviduota, bankrutuojanti. Tos sumos nėra mažos, bet tiesiog visos galimybės teisėtai išieškoti tų skolų, jos buvo įgyvendintos ir nepavyko, įmonės bankrutavusios, nebėra iš kur ieškoti. Iš tiesų ta suma tai tikrai nėra tokia maža, 196 tūkstančiai, beveik 197 tūkstančiai. Tai yra pakankamai didžiulės, bet jeigu jūs sakot, kad tai nėra teisiškai jau yra įmanoma ir surasti ir tą, bet šiaip tai iš tiesų, tokia. Jo, ir aš dar kaip pristatinėjau taisyklės, mes tas sumas ateityje, tarkim, iki šiol, kai įmonė jau paskelbė, kad jinai bankrutuoja, mes nuomos mokesčio nebeskaičiuodavom. Dabar pagal tas taisyklės ir teismų praktiką toliau skaičiuosim, tai tos skolos likti jos ir vėl didės, bet kaip ir taip teisinga būtų. Klausė Martynas Šiurkus, prašom Martynai. Jo, tai aš Oksaną norėjau paklausti, nes jeigu pamenat, Rima, mes čia esam turėję jau, man atrodo, dar praeitoj kadencijai, o gal šios kadencijos pradžiai panašią diskusiją, nes čia mes ne pirmą kartą po tiek nurašinėjom tų beviltiškų skolų. Tai yra tikrai nemažos sumos. Ir tai, o kaip jūs įsivaizduojat, tai kaip reikėtų keisti procedūrą, kad jos tokios nesudarytų, nes dabar jau viskas jau bankrutavę, galų gale net ir ten iš kažkokių antstolių, kada yra pardavinėjamas turtas, tai čia turbūt pačioj paskutiniai vietoj savivaldybė atsiduria ir ten jau viskas, kaip sakot, galų gale ateinat į tarybą, sutvarkyti buhalteriją, kad nurašyti, kad jos tenai kažkur tai nekabėtų. Tai yra kažkokių tai minčių, idėjų, kaip reikėtų, kad anksčiau būtų, kad jinai nesusikauptų tokia paprasčiausiai. Nes čia toks, žinot, klausimas tada prieš tuos, aš nežinau, ar čia tie bankrotai buvo, ta prasme, tokie, kur paskui vėl įsikūrė įmonė ir ta prasme, toliau dirbo, bet paliekame šiandien savivaldybę su skolom ir panašiai. Bet kaip reikėtų, koks tas procesas turėtų būti, kad ar jūs gal turit kažkokių pasiūlymų, gal teisės aktų pakeitimai turėtų būti, gal čia su VMI daugiau bendradarbiauti, kad iš tikrųjų nebebūtų čia, arba bent mažiau tokių sprendimų. Tai reikalas tas, kad aš esu žemėtvarkininkė, o ne finansistė. Tai tarkim, ką per savo darbinę praktiką aš galiu pasakyti, tai valstybinės žemės administravimas laiku ir vietoj. Kai dar įmonė yra veikianti ir kai yra, tarkim, statinių perleidimas kitiems, tai statinių būklės vertinimas, patikrinimas vietoje, kai galima truputėlį vertinti tą situaciją, kad vis dėlto yra parduodamos jau griuvenos, kad yra kažkokie tokie dalykai vyksta, kur didesnio pastabumo iš patikėtinio turbūt reikėtų šitoj vietoj, kad užkirsti kelią tam nuolatiniam važiavimui griuvenų ir nuolatiniam tokiam procesui, kuris tikrai labai stipriai važiuoja ir bandome jį kontroliuoti. Ir šiandien, tarkim, vieną atvejį turėjom, kur ir skola susidariusi, ir pastatai 66 metų pastatymo, ir jie toliau važiuoja pardavimai, bet kadangi tame dalyvauja ir notarai, nors atrodo ir surašom notaram, kad šitie statiniai turi tokių trūkumų, ne tai kad statiniai, bet sklype yra tas neveikia ir nėra detalusis planas, tarkim, neparengtas ar kažkas, bet estafetė po truputį važiuoja, galima galbūt ją sustabdyti. Bet iš finansinės pusės aš negaliu pasakyti, žinokit, neišmanau aš finansinių įstatymų, tikrai žemėtvarkos specialistas esu. Nes čia jūs kaip ir sakot, tai turbūt dažnu atveju tas turtas, už kurį yra susikaupus ta skola, jisai kažkur kitur nukeliauja. Ta prasme, mes liekam su skola, ar ne, ten jeigu iš varžytinių parduotas yra tas turtas, tai ten kažkas turbūt kažkokią tai dalį tenai tų skolų susigrąžina, o realiai mums ateina, ta prasme, ateinam į tarybą, ne jūs jokių būdų kaltinat, bet atėjo į tarybą, nes buhalteriškai reikia susitvarkyti, nesuprantama, kad jau viskas tu jos nebegausi. Bet faktas, kad iš
ta, kur susikaupus skola už tokį, nu, čia skaičiai 50 000, kiek čia dar kažkiek neaiškinamajam rašte, 122 000, nu tai jie buvo turbūt tikrai ne už garažą priskaičiuoti, už kažkokį. Jo, bet aš kiek suprantu, mes, tarkim, dabar vieną, kur turim tą, kur dirbam su konkrečiu sklypu ir su skolininku, tai tikrai buvo mums siūlymas jo turto iš varžytinių pardavime, bet vėlgi tas turtas buvo Joniškio rajone kokiam tai kaime, tai tarkim, bet mes dalyvaujame toje eilėje, nuo skolos dydžio priklauso, kelinti mes esame eilėje. Tai... Iš tiesų, o žiūrėkit teisiškai, kaip žemės, ar ne, jūs atstovai, galėtumėt, pavyzdžiui, notarams ar teisininkams užvizuoti, kad tai yra, nu, iš tiesų, jokiais būdais negalima daryti toliau, bet jūs to negalit, ar ne, jūs teisiškai šito negalite. Žinokit, kitassyk labai gražu skaityti, kai notarinėme sandoryje matome savo, tarkim, mero vardu surašom statinio perleidimą sutikimą ir notariniam sandoryje matome, kad atgulė mūsų surašyti teiginiai dėl sklypo kažkokių tokių negerų dalykų. Vadinasi, pirkėjas buvo informuotas, kad jisai perka katę maiše. Bet labai dažnai mes liktai nurodom, kad žiūrėkit, yra tokios problemos, bet sandoris, kai vyksta, ateina žmonės jau prašyti nuomos nusipirkę tą griūvantį statinį, plus su nelegaliom statybom sklype, nu jie kaip absoliučiai nieko neinformuoti ir nieko nežino. Ir tame procese mes nedalyvaujam. Tai vat... Iš tiesų taip. Nu, tai iš tiesų taip, kokia problema, nes skola pasilieka, tai mums visiems čia savivaldybėje turim, miestas turi susimokėti. Bet yra kaip yra. Galbūt ir atsiras kažkokių tai teisinių įžvalgų, kad tai kažkaip sustabdyti, bet aš manau, kad čia labai sudėtinga. Šiaip valstybė veikia, žinokit, tas žemės sklypų mažinimo vajus, kas irgi skamba gal negražiai ir neskaniai, bet jis yra iš tikrųjų tai visiškai geras, nes lengvatinė tvarka, valstybinė žemės nuoma yra statiniams eksploatuoti. Nelengvatinė tvarka yra aukcionai. Aukcionuose mes, tarkim, dabar turėjom aukcionus 2, kuriuose dalyvavo po 8 žmonės. Kaina pakilo 3 kartus žemės sklypo. Tai ta tvarka randasi po biškį iš tikrųjų. Tai, kad tu nuomojasi hektarą kažkokiam griūvančiam sandėliui, nereiškia, kad ta nuoma ir važiuos toliau hektaras. Tikrai daromi žingsniai, kad hektaras virstų 5 arais griūvančiam sandėliui, o visa kita eitų į aukcioną ir jame išsirikiuotų 8 žmonės ir kaina pakiltų 3 kartus. Tai aš manau, kad biškį išsivalysim. Ačiū. Tai tada, jeigu daugiau klausimų nėra, balsuokime. Penki už pritarta. Ačiū, Oksanai, viso gero. Ir paskutinis darbotvarkės klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus skatinimo. Pranešėjas Justas Neuronis. Prašom jūs. Sveiki, kolegos. Tai kaip jau turbūt susipažinot, aiškinamajam rašte, projekto sprendimo tikslas yra skirti mūsų kontrolės tarnybos vadovei Ingai Čipkūnaitei Andriulienei vienos pareigybinės algos dydžio piniginę išmoką, paskatinimą už iš tikrųjų puikų darbą savo tarnyboje, kuris buvo ir pastebėtas bei valstybės lygių, aukščiausių lygių įvertintas, buvo nustatyti ir pažymėti kontrolės tarnybos darbo organizavimo gerosios praktikos pavyzdžiai, į ką irgi turbūt yra tikrai verta atkreipti dėmesį, ir tos darbo sąlygos nebuvo pačių lengviausių, nes ir etatų šios trūkumas buvo ir besikeičiančios sąlygos, kaip tie auditai turėtų būti atliekami. Tai vadovės asmeninės lyderystės dėka visi tie darbai buvo padaryti, įgyvendinti, viskas išpildyta pilnumoje, kokie buvo išsikelti tikslai 2025 metam. Ir kviečiu visus pasinaudoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą numatytą išimtinę tarybos kompetenciją priimti sprendimus dėl kontrolierių skatinimo ir apdovanojimo. Tai trumpai. Martynas klaus norėtų. Jo, aš noriu paklausti pranešėjai už to klausimą. Tai iškinamajam rašte yra parašyta, kad kontrolierė užtikrino veiklos plano įvykdymą, auditų kokybę ir tai gali tada detalizuoti, nu tai už tai ir mokamas, jie yra atlyginimas.
o išimtinė teisė tai už viršijant įprastinės pareiginės funkcijas, tai gali tada įvardinti, kokie konkretūs rezultatai viršija įprastinės pareiginės funkcijas ir gali būti laikomi išskirtiniu indėliu. Tai visas tas. Ir konkrečiai. Ne tą, ką dabar pristatėt konkrečiai, kalbam apie metinės veiklos plano užduotis, kuriuos tos užduotis viršija įprastinės pareiginės funkcijas. Tai kaip buvo ir pristatyta, sakykime, kontrolės tarnybos. Ataskaita buvo, taip. Ataskaita, tai ten akivaizdžiai galima įvertinti, kad nebuvo darbas padarytas atmestinai, tiesiog kad padaryti darbą ir uždėti varnelę. Tai turi darbą dirbti, tam yra visas skyrius, kaip ir mes tarybos nariai ar ne dirbam darbą, tai ir kontrolierė, tai aš ir klausiu. Tai reiškia, negalit pasakyti, detalizuoti konkrečiai, kokie konkretūs rezultatai viršija įprastinės pareiginės funkcijas. Nes ataskaitos pateikimas yra numatytas kontrolės įstatuose kontrolieriaus, tai ir turi būti, ta prasme, teikiama ataskaita ir jinai turi būti kokybiška. Tai aš klausiu apie konkrečiai, kurios viršio įprastinės tas pareiginės funkcijas ir gali būti laikomas išskirtiniu indėliu. Tai čia nėra ataskaitos pateikimas kažkokia tai viršijanti, sakykime, aplinkybė. Aš turiu omeny pats tas ataskaitos turinys, ką mes ten pamatėm, kad ir ta pati valstybės tarnyba tai vertina aukščiausių lygių, tai aš manau, kad tikrai verta atkreipti tai dėmesį ir tokius talentus Šiauliuose tenktis išlaikyti, ką čia viskas antram posėdį vis bandom prisikviesti įvairius sričių specialistus, tai čia jau yra tas specialistas ir vardan to jo indėlio į auditus visus ir kontrolės tarnybą, tikrai aš manau, kad verta šitą kuklę vienos pareigybinės algos dydžio išmoką kaip paskatinimą skirti. Supratau, ačiū Jūs. Tai tada dar klausimą norėtumėt, Martynai, klausti? Jo, aš dar noriu paklausti. Tai aiškinamai raštą skaitau, tai irgi konkretus klausimas parašyta. Vienas pasiekimų minimas NT valdymo informacinės sistemos diegimas. Gal galite paaiškinti, kaip čia, tai savivaldybės administracijų yra diegiamas tas NT informacinės sistemos tas diegimas. Tai koks konkretus buvo, tada kontrolierės vaidmuo šiam procese? Pilnavertis dalyvavimas visam tam proceso koordinavimas ir pritaikymas pagal tos keliamus reikalavimus, ką jinai turės paskui išpildyti ir audituoti ir tvarkyti. Gal einam balsuoti, tiesiog man gerai dirba. Gal einam balsuoti. Užsirašykit, gerbiamas Gintautai, klausimą ir jeigu turit kažkokių tai pasiūlymų, parašot kaip ir visi kiti tarybos nariai ir tada jums bus suteiktas žodis, turbūt kaip ir visiems kitiems, ir tada galėsit pasisakyti. Martynai, žiūrėkit. Iš tiesų, tai jeigu jūs turit kažkokių tai jums reikalingų pastebėjimų iki tarybos posėdžio, kuris įvyks gegužės dieną 8-11 valandą, Justas Neuronis, kaip šio sprendimo rengėjas, jums pateiks visus klausimus, kuriuos jūs norėsite išgirsti. Ir bus tai padaryta. Dabar Justas Neuronis yra pranešėjas tarybos projektą. Jis dabar šiuo metu negali jums atsakyti, tai jis turi tokią teisę atsakyti iki tarybos posėdžio. Tai viskas gerai, tai tada kitas klausimas, dar tada paskutinis, jūs iškinamajam rašte nurodot, kad premija, ne premija, tas ar ne papildomas tas skatinimas bus mokamas iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų. Tai tada klausimas, nes čia ir minit, kad laikinas darbuotojų trūkumas. Tai buvo, kaip suprantu, kažkoks tai laikotarpis, kada nebuvo darbuotojų ir sutaupytas yra darbo užmokesčio fondas. Tai o kaip buvo, ar visą tą krūvį tik tais vienintelė vadovė atliko, ar ir darbuotojai dirbo? Ir ar darbuotojams irgi yra mokamos kažkokios tai premijos? Ar būtent čia viskas tas turėtų būti skiriama tik tais įstaigos vadovai? Dėl etatų pasidalinimo, kaip ten skyriui veikla buvo koordinuojama, tai vienareikšmiškai čia vadovės yra atsakomybė ir jinai ten puikiai susitvarkė, tai tą vietą gal galėtų patikslinti sekretariatas, ar ten buvo, sakykime, kažkokie tai dalykai papildomi skirti darbuotojams, ar viena asmeninės lyderystės iniciatyva tarybos šitos kontrolės vadovė susitvarkė, tai aš jau čia tikrai negaliu detalizuoti. Bet jūs pranešėjas esat ir jūs rengėjas, ta prasme, tai ko negali detalizuoti. Jo, tai čia buvo. Supratau. Dabar priimkit sprendimą, arba taip, arba ne.
Aišku, nesinervuokit, gerbiama pirmininkė, viskas tvarkoja, normalūs klausimai, nu tai viskas gerai. Va. Kur žmogus kontrolės komitete praktiškai gyvenime nėra uždavęs nei jokio klausimo, dabar ateina su sprendimu siūlyti. Nu tai viskas gerai, suprantama. Liepia meras, nu padarėm, viskas tvarkoja. Balsuokim. Pritariu Gintautui, balsuokim. Susilaikė, pritarta. Ačiū. Nu, šiandien mūsų iš tiesų komitetas buvo pakankamai toksai įdomus.